OptiBet, lažybos, lošimo automatai, ruletė, kortų lošimai, stalo lošimai. OptiBet. OptiBet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Ką, sveiki, visi podcasto klausytojai. Šiandien dar vienas naujas epizodas. Jaroslavas, Arūnas, aš Lukas ir šiandien mūsų studijoje taip pat yra svečias, Panevėžio Ekrano klubo vadovas. Kai pats klausėm, kaip jį pristatyti tiksliau, tai sakė, galit pristatyti belekaip ir kamuolių putėjas ir visas kitas pareigas irgi užimantis klube Tomas Malinauskas. Sveiki visi. Sveiki, vyručiai. Sveiki. Tai aš nežinau, šiandien skirsim mūsų podcastą į dvi dalis. Tai pirma dalis bus būtent apie Panevėžio Ekraną su Tomu, pasikalbėsim apie turbūt viską nuo pradžių, kaip kilo ta mintis gaivint klubą, kaip tam klubui sekasi, kokios yra perspektyvos ir taip toliau. Ir antroje dalyje aptarsim OptiBet lygą, aptarsim Lietuvos rinktinės žaidėjų sąrašą, paliesim ir dar keletą dalykų, tad šiandien turbūt taip ir galim pradėti. Aš dabar paskutinį kartą nebuvau, dabar galvoju, lyg tai klausė, ar ne, irgi Klausė Roko Tadas. Garasto Tadas, kaip susipažinot su Arūnu? Kažkada, aš atsimenu, kaip, bet tai čia kažkokios, kaip sakyti, kažkam ar vienam ar kitam kažko prireikė ir kažkada suskambinom, nes iš pradžių aš tikrai nežinojau, kas kaip čia įkūrė, nes vis tiek biškiai buvo ir pradžioj ten laiko, kol visas išsirutuliojo. 64. Jo, atgaivino, pavadinkim. Turėtum žinoti apie savo buvusio klubo istoriją, biškiai, Arūnai. Atgaivino, tiksliau yra atgaivino, pavadinkim, tai dar pasiimėt dažniau netgi, pakankamai būna pasitaiko visokių reikalų. Eini į futbolą pabiškį gilinti, tai turi bendrauti. Bendruomenė tai vis tiek nemažai. Tomai, apskritai, nuo vaikystės pats esi gimęs Panevėžyje, augęs Šiauliuose, vėliau grįžęs vėl į Panevėžį. Kiek tas futbolas apskritai tavo gyvenime? Nuo 5 metų. Nuo 5 metų mes pradėjom sportuoti Šiauliuose, tai iki šiandien dar sportuojam. O tai tas ekranas, ar ne? Atsirado galimybė gaivint jau. Gal aplamai dar prieš tai norėčiau paklausti, kokį vaidmenį žaidė ekranas tuometiniam, ar ne? Tiek pačiam, tiek galbūt sentimentai sugroja, nes mes, jau kiek čia šnekam, turim to tokį prieskonį, tokios nostalgijos, ten, ne, FBK, ekranas, ar ne? Tai kokį galbūt vaidmenį jisai žaidė tuo metu tavo kaip besiformuojančio vyruko gyvenime? Tai čia nepaslaptis, turbūt visas futbolas, kai tu žaidi pats kažkiek ir vaikas, taigi domiesi to futbolo, tai ekranas buvo flagmanas, tai buvo ta komanda, kuris žiūrėdavė geriausius žaidėjus, turbūt, tuo laiku. Ir kai tu 16 metų grįžo atgal į Panevėžį, tai eidavai ir varžybas, visur dalyvaudavai šitam, tai, o galimi kaip jisai... O čia kelinti metai, 16 metų tau, tai čia kelinti... Ne, į Panevėžį kada grįžai. Klaus, kiek man metų? 30. Ne, kas mokės tas suskaičiuos. Ne, o kelintais metais, kai grįžai į Panevėžį, čia kelinti metai buvo. 18 metų atgal. Tai čia... Man 34, tai... Ne, tai kalkuliatorius nereiktų. Tai 18, kiek čia? 2005, taip. Čempionais jau pradėjo su Kaunu, teisingai. Pats tas laikas buvo. Taigi žaisdam tą futbolą, dar atsimenu draugystę stadione ant kilimo. Dar tas kilimas buvo, kur kamuolys pasislėpti galėdavo. Tai teko ten ir antroji komandai kažkiek pažaisti Šiaulių grįžus, bet trumpai. Trumpai, nes gyvenimas taip susiklostė, kad futbolas buvo jau antroje eilėje. Tai ir vaikas atsirado ir reikėjo kiti poreikiai buvo. Ir nebuvo to talento turbūt ten žaisti. O kai atsirado galimybė prisidėti prie futbolo kitom, tai žaidėm PlayStation iš tikrųjų. Ir paskambino tada buvo iš Telšių bankruoto administratorius ir sako, jūs turit platformą FK Aukštaitija, pas mus buvo sukurtas antroji lygoj, sako, darykit. Sėdėjom taip, kitą dieną sakom, nuvažiuojam, pasikalbam, kiek kas kainuotų,
Tai tikrai nebuvo ta suma didelė, kad nupirkti ir atgaivinti. Pasižiūrėjom, kas įeina, kad nebūtų ten kažkokių skolų pereinamųjų, tai bankroto administratorius pats klubas kaip buvo nukentėjęs. Nu, jisai. Tai viskas yra priteista Labinai, visą sumą pinigų. Tai sakom, okei, mes perkam tik logotipą ir vardą, tai mes nieko nerizikuojam. Pasiprašėm tada Lietuvos futbolo federacijos, kad ar galėtume pakeisti logotipą, sako taip. Ir tada pats buvo skambutis Ultrom paklausti, kaip ką mano, ar ne? Ką mano, nes čia buvo didžiulis žingsnis. Ir mes turėjom dar e-sport kavinę, jie atėjo, tai labai žiūrėjo skeptiškai pradžiai, nes nauji žmonės, nelabai pažįstami futbolo pasaulyje irgi nebuvom kažkur ten garsus dar kažkokie. Tai, bet po to sako, okei, bandom. Tai va, aš ir norėjau pradėti nuo to, kad ar ne, iš pradžių pats žaidėjai, vėliau nebuvai labai arti, ar ne, tos vadybos, tai prieš ekraną buvo Aukštaitija, ar ne, tai irgi buvo įkūrę šitą komandą, ar ne? Jo, įkūrė. Aukštaitija žaisdavo palauk. Antro lygoje. Jo. Taip, Panevėžio, apskritis, ne? Jo, tai mes ten iš tų buvusių futbolytų sulygom dar neblogą komandą. Aš atsimenu, ten Nebilevičius, ar ne Šteinas, turbūt šita kapela, ar ne, žaisdavo. Buvo toks žingsnis, tą futbolą, sunku ten buvo iš tikrųjų pradžiai. Aukštaitija? Jo, nes viskas nauja ten. Dabar jau nuvažiavam Transinvest pasikalbėti, žmonės matosi, kad dar, įgūdžių klausasi labai, ta pati pradžia tokia sunkiai. Kol įsivažiuoja. Bet nebūtų Aukštaitijos, nebūtų ir ekrano, ne? Realiai taip. Nes nebūtų niekas tau paskambinęs. Taip. Bet čia toksai... Bet antrą kartą mums jau vieną kartą siūlėmės, atmetėm kažkaip. Bet Aukštaitija tas normaliausias buvo klubas, ne? Kaip normaliausias, toks kito nebuvo, Panevėžy, tam lygmenį... Tas klubas visą laiką, FK Aukštaitija buvo ir... Sąlygiai žaisdavo, ne? Taip. Baltija su Aukštaitija, jeigu atsimeni. Jo, Baltija. Baltija, Aukštaitija būna tokie du stiprus klubai. Ir futsalė, ir visur. Dar grįžtant, ar ne, prie tos bankroto, ar ne, ekrano ir to viso vardo pirkimo, bet kažkaip aš atsimenu, kad visi ilgą laiką įsivaizdavo, kodėl nieks neperka ekrano vardo ir nebando gaivinti, nes visi įsivaizdavo, kad kartu su tuo vardu eina ir tos skolos, ar ne? Nebuvo, kad kažkuriuo metu tas pasikeitė? Ne, tai jį atskyrė kaip logotipą ir vardą. Atskyrė kažkada. Jo kaina buvo įvardinta 50 000 eurų, man atrodo, eurai jau buvo. Tai tokia suma buvo įvardinta pirkimo vardo. Ir kad būtų tą vardą nupirkę, būtų grįžę pinigai į sąskaitą ir būtų išdalinę dar, kreditorių. Kas ten būtų gavę, tai neaišku. Bet... On galo jau viskas, kaip jis jau bankroto byla uždaryta, jau į archyvą guls, tai pasinaudoja tą progą, čia Aukštaitija, čia paskambinu ir mes sakom, okei. Bandom. Tai būtų įgrįžę, būtų ir futbolininkai, ir kiti ten kreditoriai išdalinę. Nes man atrodo, tengi buvo nuspręsta jau kas, kam, kiek viskas dokumentuota. O kiek tos skolos siekia ekrano? 2,5 milijono priteista. Tai tais laikais 2014 metai, tai ir dar... Pinigai dideli, dabar pinigai dideli, bet 2,5 milijono, tai tiek yra skolos priteista konkrečiai prezidentui, savininkui. O žinot, dabar negirdėjau. Jo, aš irgi norėjau klausti, ar žinot, kas nors apie Labiną. Aš nesu gyvai matęs jo. Tik tais istoriją atsiverčiu, pasiskaitau YouTube, pasižiūriu, kaip kalbėjo apie išgelbėjimo klubą. Tais laikais. Girdėjau, kad kažkada kažkas matė. Tadas pasakoja kažkada kažkur. Ne? Ten per bendrus pažįstamus kažkur. Buvo. Jo, gal kažkas. Buvo. Bet šiaip ir futbolininkai nelabai girdėjęs per 5 metus vieną kartą, kad kažkas matė, bet Akropolė tiesiog kažkas sakė, matė, kad Akropolė. Bet daugiau ne. Čia jo, toksai prisidirbęs ir dingas, ar ne? Sąlyginai jo, nes kiti dar kas buvo tenais iš tos grupės, kur pradžioj paėmė, tai dar kiti ten kažkur ten versle, kažkur šviečiasi, kažkas matosi, o su juo niekur nesišviečia. Ne, niekur. Dar klausi, ne vienas. Ir labai dažnai. Ar netyčia neskambina, ar dar, sakau, ne. Nė karto nebuvo tokio. Jeigu paskambintų, kaip galvoja, apie ką galėtų būti pokalbis? Oi, neįsivaizduoju net. Net neturėčiau ką kalbėti iš tikrųjų, nes, kita istorija ten, net neįsivaizduoju, ką galėčiau kalbėti.
O jeigu pasiūlytų, sakytų, perperkam dabar klubą. Jau liktai sutvarkėt, liktai funkcionuoja? Ne. Tai va, apie šitą klausimą tikrai laukiau, kad sakys, nes buvo ir Arvidas sakė, kad ekranas parsiduoda pigiai. Ne, ekranas ieško turbūt potencialiai, kad vienam sunku viską temti, tai ieško gero žmogaus šonę, kuris galėtų padėti ir netgi parduoti, pavyzdžiui, akcijų paketą 50%, ne? Ir tada būtum dviesi. Bet, turi būti tikrai ne bet kas ir netiduotum ten kontrolės. Kokiam gruzinam, pavyzdžiui. PVZ. Atsilaisvino vienas vadybininkas. Tiek energijos, tiek viską sudėti ir atiduoti bet kam, kad per vienus metus ten viską sugadintų. Ne. Tai kad ir atsirastų kažkas, tai būtų ir sutartis turbūt stiprios, kur buvo italai, paskaitė, Martino sutartį, dingo greitai. Atsiminiau dabar, aha. Čia kiek čia prieš metus, ne? Jo. Tai mes tada ir susipažinom turbūt. Tai gali būti, kad prašiau kontaktą jau. Jo, teisingai. Taip. Susidėjot ar ne į sutartį saugiklius kažkokius iš karto, ar ne? Baisiai didelius, bet jeigu tu nori ateiti ir tu elgsies taisyklingai tam klube, tai ten tie saugikliai jie net neįsijungia. Tai yra tam tikrai tik tada, kai jau atsitinka kažkas blogai. Nes dabar va šitas istorijas MML City, aš nesuprantu, kaip gali nesuprasti žmonės, kad nusipirko klubą ir jie dar nesavininkai. Aš paprasčiausiai nesuprantu, jeigu tu perki ir tu nupirkai ir tu esi savininkas. Nežinau, klausiausi aš ten truputį, kaip jie ten kalbėjo. Tai... ten atskira istorija. Jo. Tai minėjai, ar ne, kad pirmas tas žingsnis jau priėmų sprendimą buvo ir su pirmąja armada, ar ne, pasišnekėti, tai kas juos labiausiai gąsdino galbūt? Sakei, skeptiškai žiūri. Ir va šito turbūt, kas lažybos visą kitą, kad klubas atgims ir dengs vėl atgal į apačią. Tai šitas turbūt gąsdina ir kiek mes stipriai galim ten... Tai jie labai patys daug dasidėjo pradžiai. Taip nenori, visi, taigi buvo kiek metų atgal, kokie 5 metai atgal, jie buvo dar jaunesni, tai ir gal vaikų neturėjo, darbų, dabar jie visi turi ir įmonės, ir šeimos, ir viskas, ir kaip jie renkasi, tai ten kosmos. Ką jie darė su Transinvestu, kaip žaidėm, tai... Mačiau labai gerą nuotrauką, Dovydas Virkšas įsikėlė iš Transinvesto, kelia kampinį ir grinai prie kampinio pirmoji armada sustojus. Virkšas ir ten jau skanduoja, rėkia, gal ir jam kažką rėkia, labai sunku pasakyti iš nuotraukos. Ir Virkšas įsikėlė nuotrauką, prierašas. Kampinis be įtampos. Ar kažkaip panašiai parašęs, bet labai geras kadras. Tai šaunuoja. Ten 100 balų jam. Tai kokia, sakai, prisidėjo, ar ne, stipriai, tai kokia buvo, nežinau, ir finansinė galbūt kažkokia pagalba, ar ne? Pradžia buvo, netgi finansinės, buvo tikrai nelengva, o dabar 1,2% rinkimas, įsitraukimas į klubo, visą laiką bendraujam ten su pagrindiniais. Tai ir Linas, ir Mantas, ir da paskutinį kartą su Transinvest ir laišką parašė, kad įdėčiau į bendrą čatą, kad įsitraukė tikrai daug. Padeda ir tas pačias įmonės ieškoti kažkokias, duoda kontaktą. Nes kai tu atsikeli nuo ryto ir tu žinai, kad tu nėra ten milijonas sąskaitoj, tu tave stumė tą, kad tu turi eiti, ieškoti, bandyti, ir visą laiką tave stumė. Jeigu tik tai sušnaudė, parašo, iš karto dar duoda tokį spyrį, davai čia šitą jau vietą jau pamiršai, darom toliau. Ok, tai čia tikrai labai rimta pagalba. Jie ir atributika, ar ne? Atributiką mes turim. Jako, kur gali eiti ten fanų parduotuvėje, nusipirkti viską. Tai šiaip čia, didžiulis pavyzdys. Dar grįžtant prie tos pačios minties gaivinti, ar ne, klubą, buvo tų legendinių klubų ir buvo bandymų juos gaivinti, ir tas pats FBK Kaunas, Kaune buvo bandoma prikelt, kas dar... Daugiau gal FBK toks ryškiausias. Jo, ryškiausias FBK. Esmė, kai tu gaivini klubą, turbūt galvoji, kad tau ten suneš pinigus ir tu iš karto gyvuosi ir eisi į viršų,
Mes irgi gal taip pat galvom, kad čia bus ažiotažas ir kažkoks, tau čia viskas bus rožėm klot. Tai turbūt kas investavo atkelimą tą, pamatė, kad nesigauna ir viskas. Tai čia turi būti tą kelią nueiti ne per metus, ne per 2. O paties ateinant vizija, kokia buvo nežinau, kaip įsivaizdavai, kaip greitai galima, tarkim, klubą sugrąžinti į aukščiausią lygą? Per 5 metį? Tokia, ne iš pradžių nusimatę buvot. Per 5 metį, bet, kai pasižiūrėjom po 1 metų bendravimo su mūsų savivaldybė, kad gali biškai ilgiau. Bet tai gerai, kad nusimatėt per 5 metį, o ne per metus 2, nes tada... Ne, tai būti realistis. Tai bet būna ir, žinom, Lietuvos futbolė ir per metus 2 metus nori Europoje žaisti. Dažniausiai tokie ir dingsta. Klausė, sako, ko tikitės iš varžybų pergalės, kurios vietos tai tikės. Kaip tu gali tikėtis ten 7 vietos? Tai turi laimėti. O kaip gausis, taip gausis. Užsiminė apie savivaldybę. Kai tik tai nusprendėt gaivinti klubą, ar iš karto kreipėtės į savivaldybę, išgirsti jų poziciją, ar ne, ką jie galvoja apie legendinio klubo atkūrimą, nes vis tiek jau Panevėžys jau egzistavo. Panevėžio apskrities prezidentui pirmą pasakėm, kad tai buvo toks šokas, toks nežinau, tai sakė, bus įdomu, kaip čia bus, bet tai yra kaip yra, kad vienas klubas yra dabar sponsoriuojamas. Tai kalbėjau su meru, 1 metais iš karto atėjom pasikalbėti. Iš tikrųjų, tai po 10 minučių supratau, kad bereikalo. Nebus nieko šiai dienai. Ir bent kol kas turbūt nelabai nusimato, ar ne? Yra tie kelių metų planai tenai? Taip, apie pagrindinės komandos sponsoravimą turbūt ne. Tai turbūt gal mums daugiau suinteresuoti dabar turbūt ir rajono savivaldybėje bandyti. Šitą vietą. Toks dabar patikrintas variantas, ar ne? Ir Transinvest rajone, ir Hegelman Kauno rajone. Tai vaikus treniruojam dabar rajone, sukūrėm jiems truputį, kad turėtų ten futbolą aplink, daugiau bandysim pajungti, turėsim argumentą, kad dirbam su rajonu, tai čia yra normalu. Ir šiaip turbūt aplink Panevėžio apskrity nelabai turbūt ir yra, ar ne, tose rajonuose. Dabar taip aplink... FK Dembava, tai yra rajone. Aha. Bet kad dirbti aplink visą rajoną, yra tikrai gimnazijų ir nemažų, tai ten yra tų vaikų. Kaip mane sako, važiuok į Smilgius, nuvažiavau pats ir visas treniruotės parodomasis buvo, kaip atėjo 43 vaikai, iš jų tai aišku atsisijojo 27, gal dabar 26. Jie nori, jie neturi. Bet čia, kad suprasiu, čia tiesiog kaimas. Kaimelis. Tai yra viena mokykla, vienas darželis ir 3 parduotuvės. Jo, čia, kad suprastų žmonės. Bet vis tiek ten yra gimnazija, stipri. Ir ten vaikai važiuoja iš visų mažesnių dar miestelių. Ir jiems to sporto trūksta. OptiBet, lošimo automatai, OptiBet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Pereinam šiek tiek prie akademijos, ar ne, Panevėžio ekrano. Nuo pat 1 metų, kai atkūrėt klubą, pradėjot kažkokią veiklą po pusmečio, ar ne, su vaikais. Nesupratom, kad nieko kitaip nebus. Bet šita sąlyga, kad atitiktum licenciją, tu turi turėti visą struktūrą, bet tu kur sukūrei klubą prieš metus ar 2, tu neįmanoma to turėti, o tos fiktyvės sutartys, kam jos naudingos. Aš nežinau. Jeigu dasideda, tada kažkaip patikrinu, nežinau. O dabar mes trūkstam vienos grupės, bet mes jau užpildom moterų komandą ir B komandą. Jau sukūrėm visą tą piramidę iki U14. Tai kiek dabar tada bendras skaičius akademijoje? Turbūt ne tik akademijoje, bet visoje organizacijoje. Darželis apie 300-350 gal. Čia labai nemažai. Taip, bet dabar dar viena problema, kad labai daug sportuojančių pas mus yra futbolistų. Pas mus, Panevėžio futbolo akademijai, mes neturim kur sportuoti. Aš parodyčiau, neturiu nuotraukos, bet parodyčiau, kokią mes infrastruktūris turi, vidury gaunasi duobė. Čia Miltinio gimnazijos gardelis, ten vaikai treniruoja. Mašinai savo vaiką vedu irgi tenai, tai man gėda net žiūrėti tėvam į akis. Taip, kai mes galime išnauginti futbolistą, jeigu mes neturim kur sportuoti. Kažkaip Vilniui tų gardelių daugiau, Panevėžy jų praktiškai nėra, ne?
Nu, čia savivaldybės, aišku, aš kalbu apie savivaldybę. Tai tas pats ir Panevėžė, tai kalbėjom ir su treneriais, tai su Panevėžė akademijos, tai U14 vaikai žaidė 11-11 per ketvirtadalį aikštės, tik tai treniruojas. Na, tai kaip tu gali pajausti tą futbolą 11-11, kai tu ketvirtadalį. Pas mus lygiai taip pat, 14-mečiai treniruojas Pilėnų, ten mažam stadionui. Nu, trūksta infrastruktūros labai. Aš, jeigu perinant prie infrastruktūros, vakar šiek tiek ruošiausi ir kažkur į vieną iš senesnių interviu tavo esu skaitęs, kad iš pradžių buvo minčių kažkokią bazę galbūt darytis ar ne, stadionėlį statytis, tai kokioje yra stadijoje šitie planai, projektai, galbūt galų gale paruošti ar neparuošti, kur viskas stovi šiuo metu? Mes padarėm, sutvarkėm stadioną Staniūnų, tai buvo, sukultivavom, patys rankom išsirinkom akmenukus viską ir po to sužinojom, kad Paltaroko mokykla investuoja pinigus į stadioną ir jį renovuoja. Ir pasikalbėjom su direktoriai, dabar vyksta jau baigiamieji darbai, pridavimas, tai turbūt pasirašytume bendradarbiavimo sutartį, kad tenai galėtume būti bazė, bet ten natūrali danga. Tai ir būtų tokia sėkmybė treniruotis ten ir vaikam ir pagrindiniai komandai, o žaisti Aukštaitijos stadione. Būtų super. Nes dabar Aukštaitijos stadionas žaidžia vienas klubas, iš miesto mes negalim po kol kas žaisti. Tai viena komanda tik tai aptarnauja. Aš atsimenu, prieš sezoną tikėjotės, ar ne, kad šiemet pirmoji lygoje galėsit žaisti Aukštaitijos stadioną. Gavau rekomendacinį laišką, kad dar ne, nes dabar bus statybos. Teisingai, rekonstrukcija, tenais vyksta visa kita. Bet vis tiek sėkmybė, tu gali tada padaryti renginį, tu gali susigeneruoti kažkokias pajamas, kad ir stadionui sumokėti pilną kainą, kad ir nežinau, kaip ten Panevėžys moka, bet tu gali kažką jau padaryti, nes tu turėsi bazę. Dabar Žemynos progimnazijos stadione, ką tu ten padaryti? Nieko, tikrai nieko. Nieko, ir mentalitetas Panevėžė, žinai, ten per kampą geriau žiūrės, nei ten sumokės tau 2 eurus ar 3, žinai. O pirmoji lygoje darot mokamą įėjimą į Žemynos? Pas yra mokamas, jau padarimas. Tai čia gaunas lentą apsimokam, kurią reikia uždegti. Tokie smulkmenas ir Greitąją? Greitąją, jo, greitoji. Kiek pirmoji lygoje kainuoja suorganizuoti rungtynes? Ta prasme, minimaliais kaštais, ar ne, nedarant jokio šou, nedarant nieko, tiesiog tie būtinieji dalykai, ar ne, kad rungtynės galėtų įvykti. Su stadiono nuoma gal kokį 400, 300-400, greitoji pabrango kokius 4 kartus. Rimtai. Greitoji tiek išbrango, kad taip greitoji lenta, po to stadiono nuoma. Taip, būna dažniausiai dar pasiemam kažkokį žmogų su didžiąju, kad būtų kolonėlė. Taip. Ok. Tai kiek dabar jau metų praėjo nuo atkūrimo? 4 baigė, arba jau 4 jau yra. 19. Antra lyga, 1. Tai minėjai, ar ne, apie tą 5-mečio planą, kol kas A lyga nepanašu, kad jau kitąmet būtų, bet apskritai, kaip žiūrit dabar į viską? Kokia yra strategija, vizija jo ekrano? Pirmiausia, turbūt pritraukti kažkokį stiprų partnerį, kad galėtum tu kažką bandyti. O jeigu jo ir nebus, tai dalyvauti toje lygoje, kol sulauksi šansų iš kažkokio partnerio. Nebent mano verslas pakils per kokius 10 kartų, tad galėtum investuoti daugiau. Turim iš tikrųjų gerą partnerį su Anglija, kur kokybiškai žaidėjai važiuoja, kodėlgi ne, kaip, nežinau, kiek čia teisybės būtų, jeigu iš pirmos lygos ten parduotum ar A lygą ar dar kažkam, bet, kodėl nepabandžius, nes tikrai neblogi žaidėjai. Tai tuo labiau, kad buvot visai arti, ar ne, to, kad vieną legionierių į A lygą jau ir parduotumėt. Taip, pirmas varžybos atvažiavo, sužaidė labai gerai, dabar pasėdo, bet čia futbolistų turbūt visi. Dabar vėl žaidžia. Jaunas, 18 metų. Tai jeigu ne šiais metais, gal kitais.
Nu, bet turit, ar ne, pilną kontraktą su juo, ta prasme, nėra taip, kad dažnai būna ypatingai pirmoji lygoje, kad atvažiuoja ir žaidžia su mėgėjo kontraktu, ar ne? Tai vad kas ir yra, tas partnershipas su šitą Angliją, jinai įpareigoja jau daryti viską taip, kaip turi būti. Nes partnershipą gaunam kažkiek. Tai va aš irgi, kai tik tai paskelbėt apie tą partnerystę, tai ten buvo tokių kalbų, kad lyg jie galėtų tapti ir kaip ir investuotojais, ar ne, kad gal net perimti dalį kažkokią klubo, tai kaip viskas ten su jais vyksta? Po šią dieną kalbam metų laiko. Labai sudėtingas žmogus, labai daug pas koledžas, jisai ten yra labai didelis ir žmogus labai daug darbų turi, tai jisai turėjo atvažiuoti čia pas mus atskristi, bet nepavyko, bet sakė, šiais metais tikrai atskris, bet man atrodo, vien biletą atskris pas jį, bus greičiau, nes į kitus metus jau reikia žiūrėti. O kiek žaidėjų atvažiavo iš tenais? 5. 5? Tai dabar šiuo metu yra 5? Taip. Tai čia gaunas, jūs gaunat žaidėją, mokat atlyginimą, taip? Ir gauna partnershipą. Pats koledžas, jisai nori, kad tas žaidėjas jisai toliau dar testų per jų prizmę. Jiems nereikia uždirbimų. Jie ne futbolo klubas. Jie negaus iš tų ten 10, 20 ar 30% pardavimų. Jiems yra žinomumas ir kad per jų prizmę. Nes tikrai gerus futbolistus jie ten užaugdynas, nes stipri, kad jie tą koledžas. Tai jie dar tęsia mokslus, ar čia po mokslų atvažiuoja? Jau po mokslų. Ai, po mokslų? Jo. Supratau. Bet yra galimybė nuotoliniu būtų mokytis toliau. Ir tai gali būti, kad ir kažkuris mokasi atvažiuoja. Jo. Minėjote apie rėmėjus. Vienas iš pagrindinių turbūt rėmėjų yra Viada. Kai buvo tas karo pradžia pati ir ten buvo labai neaišku iš tikrųjų ta pozicija Viados, kaip tuo metu patys galvojot, ar čia kažkaip tai kalbėt su jais, kaip atrodė tas jūsų vidinis momentas, bet dabar jau viskas aišku, ne, kad Viada palaiko kurią pusę, teisingą pusę, sakykime, bet tuo metu... Atėjo žmogus pasakė, kad taip yra ir viskas, ir anksčiau ir vėliau išsiaiškins, kad taip ir yra. Taip ir buvo tiesiog. Jo, mes pasikalbėjom ir tu labai, 4 metus dirbai šitą... Gal 3-4 metus dirbau, kad kažkas ateitų, mano įmonė pilasi tenai ir mes bendravom, per 4 metus įrodžiau, kad galima kažkaip. Tai, ir kaip tas karas prasidėjo, čia tas visas spekuliacijas, aš jau 4 metus bendrauju su žmonėm, tai kodėl man netikėti, tai nežinau. Aišku, galėjo tokia baimė buvo, kad gal bus, nes ir buvo ten ir tų komentarų tokių piktesnių, bet duoda, padeda komandai. Kai tu 4 metus sakau, link šito ir atsisakyti, o vdruk, kaip išlendo, kad viskas yra gerai. O dar daugiau nenorit duoti? Ir... Tai aš valysiu. Dar reikia biškį laiką, ne? Reikia, kaip mato jie iš savo prizmės, kiek mes duodam naudos. O tarkim, dar vis groja, sakykime, kabutėse, bent jau vardas, kad yra ekranas, einant pas rėmėjus, kalbantis. Kas yra tas galbūt pagrindinis momentas, kurio gal nesitikėt, ar nes tiek galvoja turbūt, kad... FK kažtaityje nuėjęs turbūt pas Viadą, turbūt tikrai nebūtume. Ekranas vis tiek groja. Tai kaip jis negali... Stiprus, pats brandas, kad ir koks jisai buvo. Labai nepatiko pirmi metai, kaip ekraną įsigėjom ir kaip pradėjo visi eiti kalbėti, o čia ir miestas, ir visi čia lažybos, ir kažkas pantis paleido. Ir kaip naini pasakai, pas valdžia po to mūsų, tai kur faktai, kas nors buvo, ne Tomui sako, nebuvo. Sako, tai tada čia mus blogai informavo ir viską atsiprašom. O kiek buvo išpilta jau, kad čia jau atėjo pati ir klausiu, taigi, sakau, žinot, viešas asmuo, turint įmonę, dirbant ir po to tu jau pradėsi tokius dalykus daryti, kažkokius statymus lažybas, kaip tu išeisi miestą, kai tau dar 50 ultrų iš Naugaros. Gėda ir nežinau. Su tom lažybom irgi vakar skaitinėjau, tai buvo net toksai noras siekti, kad ekraną iš vis išimtų iš lažybų pasiūlos. Taip, skambinau, klausiau, bet lažybų asociacijos prezidentas pasakė, aš galiu duoti tik rekomendaciją kažkam, bet jie sprendžia patys. Taip ir toks atsakymas ir buvo. Tai čia turbūt sprendimas kiekvienos organizacijos ar ne tos lažybų bendrovės. Jeigu tu ten gražiai pasiprašysi, pavyzdžiui,
kaip pavyzdys, OptiBeto, ne, išimkit mūsų iš tos, tai jie išims ten gal 5-6 kartus, 7 paims 2. Nu, čia jų yra sprendimai, jų įmonė. Jų pinigai. Taip. Okay. Dar aš gal apie brandą patį kalbant, kaip ekranas. Pavyzdžiui, vaikai dabartiniai dar supranta, kokias spalvas jie atstovauja, kurie eina, ar dar kažkokius, žinot, kaip būna legendos, ateina klubo ten supažindint. Supažindinti nebandėm, Arūną kviesim. Ne, pertikinėja, tą vaikam pertikinėja, aišku, kad mėlyna ir raudona, tai tos spalvos, kur reikia, tai vaikai žino ir eina, ir po treniruotės, jeigu kažkas seka akademijos, tai visą laiką apsikamina, tai ekranas, ir po varžybų, ir mes reikia, ekraniečiai, eina. Okay. Į varžybas labai nemažai ateina. Kviečiam visą laiką visus vaikus į varžybas. Kad ateitų ir po varžybų pasikviečiam į Rūbinę. Bravo. Tai dar tęsant apie tą kryptį, ar ne, tai užsiminiai, kad viena iš tų krypčių ta partnerystė su ta Anglija, ar ne? O kas dar, kas toliau? Draugai, pažįstami, įmonės savininkai. Bendruomenės klubas, mes kaip tas tikslas sukurti tą bendruomenę aplinkui. Draugas turi įmonę gėlių. Sakau, jungiamės kartu. Jisai padeda, kitas padeda, trečias padeda. Ateina blogai, skambini dar kartą per aplinkui, sakai, dar truputį reikia pagalbos. Visi tik per bendruomenę, nes tas pats klubas, tai irgi buvo, taigi ekranas įsikūrė kaip, ekrano gamykla, bendruomenės principų. Tai ir mes kažkaip tą bendruomenę norim auginti tą aplink. Ekrano bendruomenę, apie futbolą, kad viskas būtų ratu. O kaip įsivaizduoji, tai čia yra ta, ar ne, viena pusė komercinė, kaip įsivaizduoji pačios komandos, nežinau, galbūt formavimą į ateitį, tai vienas ar ne, atvykstantis legionieriai iš to Anglijos, turi dabar jau ir savo akademiją, ar ne, auga jaunimas, yra pavyzdys netaip ir toli, kur ir pats auga iš Šiauliuose, ar ne, kur remiasi iš esmės vien lietuviais, tai kokia yra ekrano vizija, kaip ta komanda turėtų galbūt atrodyti su laiku ir kas turėtų sudaryti pagrindą? Tai vaikai dar augs kokie 4 metai, iki kol galės jau pasibelsti tą pagrindinę komandą, tai dabar tas konceptas turėtų būti legionieriai, stipresni arba tos akademijos, kurie yra perspektyvus, plus lietuviai. Ir kad turėti, 1-2 lietuvis, kurie žino, kas yra tas ekranas. Turim kapitoną Edgarą Barnauską, kur užaugęs, yra su senu ekranu ir tą emociją jis tikrai žino ir jis perteikinėja Rūbinį. Nes, turi turėti tą viduj, kas buvo anksčiau. Toliau, jeigu kalbant, buvo ar ne, atrodo irgi yra tų žaidėjų, kurie gerai žino, kas yra ekranas. Man patiko šiemet istorija, kad Skinderis buvo grįžęs ar ne, vėl trumpam į komandą. Toks... Ten žmogaus nereikia, net sakom, yra galimybė, jokių problemų. Tik tais pats sportuojantis žmogus, o dar čia žaisti varžybas ir dar už ekraną jam sako, jie net nedvėjoja. Arba. Kalbant apie žaidėjus, čia gal ne tiek, kiek ekrano tas vardas ar ne, bet šiaip įdomus žaidėjas ir dabar taip pagalvojau, besiruošdamas, kad yra dingęs kažkur Svajūnas Čyžas. Pristatėt, kad vėl grįžta ar ne, bet kažkaip nefigūruoja jisai. Svajūnas, jisai turi dabar draugę, turi darbą, dirba, tas periodas iš futbolisto profesionalaus į tą sunkus turbūt jam buvo. Ir tą pabandyti pirmą lygą grįžti turbūt iš aukščiau ne kiekvienas sugeba. Ir paprasčiausiai pavargo nuo futbolo, deda žingsnį link verslo turbūt. Ir... Gerai, potencialus rėmėjas ekranui. Kas buvo? Taip viskas gerai su juo, tik tais gal ateis tas laikas, 2 metai pradės, gal norės dėl savęs sportuoti, tai tą formą jis ten palaikys. Bet šiai dienai turbūt prioritetas turbūt jam darbas. Ta formą palaikys, kad grįž į lygą dar pažaisti.
pirmo lygai, tai ten atgaus formą. Man, futbolo tas supratimas... Dar jis jaunas yra. Taip. Kalbant apie pirmą lygą šiemet, mes prieš pat pokalbį šiek tiek aptarėm, kad Transinvestas laimėjęs LFF taurę, kažkiek pakėlė visą tą, ar ne, OptiBet pirmos lygos tokį vaizdą klubam, nežinau, klubus kažkiek gal pasitempt priverčia, tai nežinau, kaip žiūrite šitą situaciją ir apskritai, kaip žiūrit viso sezono metu į tokį, vis tiek Transinvest lygos naujokas, ar ne, atėjo ir iš karto lyderiai pasiėmė taurę, toks irgi savotiškas pavyzdys, ar ne, galbūt? Tai pavyzdys, šaunuoliai, yra finansai, kas svarbiausia turbūt šiai dienai, o kad yra, kas investuoja į klubus Lietuvos ir tikrai nemažus pinigus, tai čia yra didžiulė pagarba, nes ir kitiem klubam bus daug lengviau, kai ateina viena didelė įmonė, ateina kita, turim dabar kažkur girdėjom, kad ateina į sveikatą kažkas, Tauragiai, kažką girdėjau, Tauragiai kažkokią įmonę pradėti norite, tai kuo didesnės įmonės ateina, tam visam futbolą geriau, lengviau pritraukti dar kažkokį kitą, nes atėjo Transinvestas, yra kiek liutaujant, žiūrėkit, ateis gal ir Girteka, nes, visi konkurentai, žiūrėkit. Sekmadienio lygų turi komanda Girteka. Gal žiūrėk, investuos daugiau ir bus nebe sekmadienio lygo, gal pakils iš antros į pirmą ir ją. Čia tas visas užburtas ratas, jeigu tas futbolas potencialiai jisai auks ir įmonės pamatys, kad čia yra terpė, kur galima reklamą gauti ir visą, tai kodėl jiems neinvestuoja? Čia vienas pavyzdys, ar ne, iš tos pačios sferos tų rėmėjų ir įmonių, tai tarkim lažybų įmonės, ar ne, atėjo viena ir žiūri, kad atėjo visos iš paskos. Taip. Tai principe labai labai panašiai. Pats Transinvesto tas žaidimas ir visa kita pirmojo lygoje, kaip jie iš antros iškart laimėjo pirmą, čia, kaip sako, pasak. Tai dar LFF taurė, tai čia, tai kaip ją lyga nais ir jeigu bus stipri komanda ir manau, kad, gali. Tai ambicijos didelės, tik tai svarbu, kad savininkai nenuleistų rankų. Kad nebūtų ten projektas ten 4-5 metų. To palinkėsiu, kad tik tais eitų viršų ir laikytų savo tas pozicijas. Dar kalbėjom apie tuos potencialius ar ne investuotojus, ar ne, kas galėtų prisidėti prie klubo. Tai čia minėjot tą italų atvejį, ar ne, kur dingo, yra šitie anglai, su kuriais vis dar kalbatės. Nežinau, buvo kažkokių Lietuvos verslo atstovų, kurie ar ne ateitų ir sakytų, Tomai darom arba Tomai perkam iš tavęs ir... Siūlėm stipriai labai kompanijai, kurie tai buvo futbolo jau kažkada atėjo, bet atsisakė, o buvo pavieniai žmonės iš futbolo pasaulio, bet po kol kas nedėjo iki kito, bet neatmeta šitos galimybės. Tai nežinau, kalbėsimės toliau. Bet minėjai, ar ne tuos, kad jeigu įsivelsite tokį, tai tik su labai patikimai žmonėm, tai kur yra, kokie galbūt yra tie pagrindiniai kriterijai, ką kreipiat dėmesį kalbėdami? Ateina pas tave futbolistas, kuris yra nusipelnęs ir Lietuvoje ir sako, nori gal investuoti, pradedam kalbėti, tai jau jisai savo vardą neterš, tai jau tu esi daug ramesnis, kad atėjo tikrai patikimas žmogus. Tai jau gali įsileisti tokį žmogų. O kai atėjo, kaip sakai, Sakartvelas ir tu jo net nepažįsti, tai tada tu turi daryti saugiklis. Jeigu jisai kažkoks ten teismas sakys, kad jis tenai buvo įtakojo varžybas, tai gali sutarti punktas kažkoks, kad gali tas akcijas atpirkti už tam tikrą sumą pigesnį, kad patraukti iš klubo. Tų variantų tikrai yra, kaip apsisaugoti. Tik tais reikia ten domėtis. Aš gal ne tiek apie apsisaugojimo, bet šiaip, tarkim, ar ne, ateina Lietuvos verslininkai, ar ne, vis tiek kažkokie pokalbiai vyksta, tai kokias jie intencijas turi turėti su klubu, ta prasme, ar turi sutapti jūsų vizijos, kaip tas klubas turi augti toliau, ten pavyzdžiui, ar ne, jūsų vizija, kad akademijos vaikai yra svarbu ir jie turi lipti, ar ne, jie ateina su pinigais, bet su vizija, kad, čia pirksim dabar užsieniečius, statysim komandą ant to. Tai jeigu tokie dalykai vertybiniai, galbūt galų gale kažkokie kertasi,
Ar gali įvykti tas ar nesandoris, ar tada jau vis tiek liekat su savim ir nepriimat? Jeigu užsienietis jau investuoja, tai pirmiausia turbūt jis galvoja apie žaidėjų delegavimą iš savo šalies arba iš savo prizmės. Tai bet kai žinot, kad 5 žaidėjai, jeigu tik tais ant aikštės gali būti, legionieriai dar ant suolo, tai, vis tiek lietuviai prioritetas 6, jie turi būti, tu turi turėti jų 10-12 ir tu vis tiek, kad akademija, kad jinai būtų, pirmenybė yra akademija ir mano klausimas iš karto, koks požiūris yra, jeigu mums į ją lyga. Sakau, mano, tai iš karto turi būti, kad mes turim jeigu investuoja, atsiranda pinigų, 2-3 metai turim pakilti mes į tą lygą. Tai ir jų būtų turėtų toks prioritetas irgi būti, kad kilti į lygą, grįžtat. Lažybos, OptiBet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Įsivaizduoji Panevėžį 2 komandas aukščiausioje lygoje? Aš įsivaizduoju, bet daug kas girdėjau, sakė, neįsivaizduoja. Ką žinau. Na čia žiūrint taip iš to bendro, ar ne, kas turi 2 komandas. Įsivaizduokite, Vilnius, Panevėžys, ir Derbis. Tai nebus gal 300 žmonių. Gal bus 2000 ateis, važiai. Tai futbolas nuo to laimi. O kaip tie derbiai pirmoji lygoje su Panevėžio B komanda? Nei vieno ramaus nebuvo. Ką turėjo? Dėl to ir klausiu Lukas. Nes raudonom jį tenais. Jo, vieną kartą, kad mūsų atlaikė, jaunimas netlaikė, 3 atrodo raudonas buvo Panevėžio B praeitų metų. Šiais metais irgi buvo biški ramesnis rungtynės, bet įdomias irgi. Bet pačio ažiotažo... To jis nepatrauks. Bet ažiotažo žiūrovų, kaip sakai, pasijaučia, ar ne iš karto, kad yra kažkoks... Net ir sirgali visi suvažiuoja iš belekur. Mačiau šiemet ten pirmosios armados plakatų nemažai. Taip. Per tas rungtynes. Ja. Ok. Turit kažkokį bent santykį su Panevėžio klubu? Nežinau, dėl kažkokių klausimų bendraujat? Ne, mes nesipykstam, mes ir su broniu paskambinam, ir futbolą kartu žaidžiam karts nuo karto. Tai nėra, kad ten pyktumės, tai praėjo gal tas laikas, čia pradžiai gal buvo kažkoks pyktis, bet aš ir tai nepykau. Mes 2 skirtingos komandas, viena žaidžia A lygą, kita pirmoji lygą, mes iš vis antroji dar, man atrodo, buvom. Tik tais gal tas toksai, kad atsirado ekranas, kaip čia viskas bus. Bet nesipykstam. Kiek dar Arūno brolis, tai mes gerai sueinam irgi, tai patys futbolistai pažįstami lietuviai. Nežinau. Pavyzdžiui, jų treneris nesupranta, kaip čia gali būti, sako, kaip čia gali pykti. Futbolas yra, turi būti aukščiau. Visi eit vienu tikslo link. Žino. Žaidžiat ar nesakė? Žaidžiam futbolą labai patenka treneris jau. Tikrai stiprus treneris ir, manau, kad ir kaip asmenybė. Kaip dabar iš ekrano pusės žiūrit, kad į Panevėžį grįžta čempionų titulas Lietuvos? Ne, tai labai džiugu dėl komandos jų. Stipri surinkta komanda, motyvuota, ką parodė prie Žalgirį. Atrodo, Žalgiris net neturėjo. Atėjo, galvoja, kad kažkaip laimės gal, nežinau. Man toks vaizdas pasirodė, kad sunkiai jie ten žaidė. Nebuvo kažkokių šansų. Bet motyvacijos klausimai tai... Bet šiaip turbūt aš galvoju, tas pačiam miestui visam, ar ne, vaikam, kad Panevėžio miestas bendrai čia, nekalbant gal apie pavadinimą Panevėžys ekranas, bet tiesiog, kad Panevėžio miestas, mes čempionai, ar ne, Lietuvos. Tai čia įsivaizduoju, kad ir jums kažkiek gali pasitarnauti, ta prasme, pritraukiant vaikus į futbolą, sudominant juos futbolu. Taip, tų vaikų ateina labai daug, mes neturim kur treniruotis, kad į šitą prizmę atsisuktų, ne? Kad pradėtų kažkoks stadionas 10 vidurinės, dabar kalbam apie kupolą, jo dar nėra, kuris turbūt išgelbėtų labai daug. Bet apie kupolą turbūt 2 metai kalba. Taip, bet ten, kiek aš žinau, ir ten konkursai laimimi, viens kitas skundžia, bet nuo to kenčia visi vaikai. Ten skundžia ir vis tiek jo nėra. Kad investuotų daugiau tos mažus stadionus, tos tokius gardelius, kur ateitų pažaisti. Nes realiai nėra daug. Čia nėra. Čia
buvo prie maniežo, buvo prie draugystės stadiono, bet jis irgi užimtas vaikų. Nėra kur sportuoti. Futbolistų gal ir jų bus, bet kur sportuosim. Tai jeigu sportuoti ant to, kaip sakau, bulvių lauko, tai tėvai vis tiek supranta, ateina, žiūri ir mato, kad infrastruktūros nėra. Tai aš geriau jį nuvesiu į krepšinį, kur ten visas salės yra ir lankai vienu. Reikia kurti pirmiausia nuo šitos vietos. Ir čia turbūt pačiam miestą reikia susimti arba netgi... Čia miestas yra atsakingas. Taip. Jeigu danga jau pusę metų nusiplyšus, kaip sakau, gardelėje ir jokio niekas nesiema ir nelabai įdomu. Pastatė vieną kartą, sako, turi laikyti 20 metų. Realybė tokia. Čia toks požiūrio klausimas iš tos pusės. Esmė, vartų trūkumai, žemynas pro gimnaziją toj pačioj, smulkmena, ne, vartas, kiek jį pagaminti kainuoja, bet jų nėra. Mažiukų vartų vaikams žais, 2 ant 5, kažkoks, tragedija su infrastruktūra pakol kas. O to tokio, kuris, sakau, pravadyrs, eitų ir kalbėtų, sunkiai, nėra. Patiem reikia. Tai taip, tai aš jau sakau, pirks metalą įsivyrinti. Ką daryti? Skamba sudėtingai labai. Aš kažkaip klausau irgi apie tuos vagardėlius, aš kažkaip, jų Vilniuje, aš sakyčiau, yra ir net negalvoju, kad čia rimtas dalykas sportuojančiam, ar ten komandai, ar ką. O čia dabar aš tikrai, ne tai ką nestebau, bet negalvoju, kad ten tiek blogai Panevėžys, tais netgi tais gardeliais, kurie čia negalim užskaičiuoti už rimtą, kaip čia, infrastruktūrą. Bet vaikas 7-8 metų. Čia pati pradžia, čia idealiai. Tai dar danga turėtų būti lygiai. Čia Vilniuje, tikrai prie daug tų prie mokyklų. Prie daugumos mokyklų turbūt Kaune irgi labai daug. Čia dabar tu triūniai. Ne, tai reikia ten ir eiti, kalbėti, rodyti, nes negirdi, ką tu šneki. Reikia tvarkyti tos dalykus. Ir norint futbolą, jeigu ten myli ir tau jis patinka, tai visiems reikia ir kalbėti, nes jų neatsiras taip, jeigu nekalbėsi. Jo, kažkaip negalvojau, kad ant tiek su gardeliais Panevėžy blogai. Netiek ir daug lieka iki sezono pabaigos pirmoje lygoje. Startavot taip šiemet silpnokai, vėliau įsivažiavot ir dabar turnyro lentelės vidury esat. Tai nežinau, aišku, sezonas dar nebaigtas, bet kaip galbūt vertintum tą sezono dalį, kuri jau yra sužaista? Kaip ir sakei, kad turbūt banguotai. Buvo labai viena gera atkarpa, kad po pertraukos, man atrodo, turėjom ten gal 5 taškų deficitą tik tais nuo vietas. Tai buvo tos mintis, kad gal pabandyti ir kabintis, bet nepavyko. Vienas varžybas, antras varžybas pralošė ir tada jau gauna psichologiniai tokie dalykai. Kada laimi, dabar turbūt ta psichologinė pusė mūsų naudai, kai nugalėjai LFF taurės čempionas. Tai manau, kad kitos varžybos emociškai bus biški lengvesnės. Po pergalį visą laiką tai būna. Bet taip vidutiniškai vertinam, iš tikrųjų, komanda tikrai nebuvo subalansuota blogai. Tik tas bangavimas. Ir kas yra didelis aspektas turbūt, tai yra legionierių adaptavimas Lietuvoje. Tai tiek pas mus legionieriai yra iš tolimų kraštų. Kad ir Anglijai buvom, bet vis tiek adaptuotis reikia. Čia karą tada ir pas mumis, kai buvo Panevėžio vadovas Bronius Vaitiekūnas, kur pasakojo, kad pamatė Žemynos stadioną, palieka raktus po kilimėliu ir dingsta, nieko nesakė, tai atvažiavus, irgi įsivaizduoju. Dar prie infrastruktūros, tai žiemą sportuoti pagrindiniam komandam, tai čia taip nėra kur. Bėgiojam ant sniego prie -20, o apie vaikus irgi taip pat. Kur vaikai sportuoja salėse. Bet salėse tai ir ne tik futbolas, tai krepšinis, badmintonas ir visa kita. Tai į tą salę dabar prisikabinti, kad vaiką, tai jau tėvai klausė, kur eisim salę, aš dar po šiai dieną nežinau, nes laukiam atsakymų iš salių, nes bandom dėlioti laikus. Neturi kur sportuoti. Tai dar futbolistas, jisai
kaip dar čia Vilniui Manėžė sportuoja, ne? Dar 11 prieš 11, ten 8 prieš 8, Panevėžyje 5 prieš 5 salės futbolo. Tai paimkim per jo gyvenimo metus nuo 5 iki kokį 17 metų, kai tas pats periodas tu mokiniesi, atimk po 4-5 mėnesių normalaus futbolo, tai pažiūrėk, tu 4-5 metai išbraukia iš normalaus futbolo. Nu, vasarą ilsiesi dar. Nu, tai vasarą ilsiesi. Jo, vaikai dar vasarą. Tai, sako, nori futbolistų, nu, tai nėra kur sportuoti. Turi žaisti kiaurus metus ir normaliuose sąlygos. Arūnai, kaip tu užaugai 3 mėnesius per metus futbolą žaidžiamas? Bet tai mes turbūt ir Arūnas ir aš prieš treniruotės su kamuoliu buvai, ne? No, taip. Po treniruotės. Ir mūsų vartai buvo turbūt 2 medžiai arba kažkas panašaus į vartus, kaip nusipieždavai pats mintyse. Tai visi taip augom turbūt. Arūnas dar vyresnis. Tai. Tu matei dirbtinį ant Draugystės stadiono, aš mačiau smėlį. Aš dar buvau tas, kuris matė ant smėlio, kuris pradėjo žaisti, ne ant futbolą, aš esu ant smėlio, nes ten būdavo, kaip čia Marakanai kažkas ten būdavo, kaip suplotas paplūdimio smėlis. Pilkas, ne geltonas. Bet taip, mes augom su kamuoliu, mylėjom futbolą ir tas su kamuoliu užaugimas ir davė turbūt, kad ir išauga tie geri futbolistai va tų metų dar, o dabar vaikas jisai keičiasi, nu, tai zeta karta ir ta vaikas su kamuoliu, kad jisai tau dieną naktį su juo mėgotų, nu, tai čia yra vienetai. Tai ateina treniruotės, užsidėję pliusą, pažaidėjom įdomų ir jis grįžo namo, jisai tą kamuolį nenori, nes jis turi PSP ir viskas. Aš dar atsiminiau apie Draugystę, pagalvojau. Žinot, kaip lygindavo prieš rungtynės, kai ruoždavo aikštę? Ant mašinos kablio tetė man užsidėdavo tokį tinklą ir važinėdavo, pratemdavo visą aikštę. Nu, tada įdavo apšilimą vesti ir komandos išeidavo ten su Žalgiriu ir su visais. Tai, nu, nes kaip vaikai nieks nelygina visą savaitę ir tokie būna, nu, kaip paplūdimi tikrai, nu, dabar sunku įsivaizduoti, nieks neįsivaizduoja turbūt. Tai jeigu prie paplūdimio užsitemsi, su mašina užsidėsi tą, kur tenisė lygina, toksai būna. Tai va, pratempi ir tas smėlis susilygina. Ir laiko ten 20 minučių. Jau sunkiau. Ne, bet mes čia realiai apie smėlį futbolo aikštėje kalbam. Čia žemės, žalės nebuvo. Draugystės stadionai buvo pilka smėlio masė. Nu, žemė virtusi į smėlį, sakykime. Taip, nu, ta prasme. Nes kampuose, va, kaip, pavyzdžiui, prie kampinių, tokie būdavo tokie ne tai žaliai, bet tie tokie, kur auga tolygiai į šonų, žinai, ta prasme, tokie nu, nežinau, kaip pikžalės, žodžiu, nes prie kampinių mažiau bėgioja. Jo, tai mes tikrai kalbam apie, nes tu tokie kalniukai, pavyzdžiui, tu šoki ten ne žaliai šoks, tau smėlį susistume ir tau lieka gubariukas toksai. Tai gal statydavot kaip paplūdimio futbolą, žinai, tuos, arba regbyje, kur ir smėlio pastato baudos smūgio metu. Ne, tu norėtų galėdavai sustatyti, ta prasme, nes ten nes baudinys. Jo, nes baudinys, bet tai tikrai ten būdavo su mašina prieš, nes kiekvieną šeštadienį kaip žaidai draugiškas, su mašina pravažiuoja, ten visi rengėsi, su mašina pravažiuoja, išlygina smėlį ir žaidži. Tai pradžioje visai ten malonu, kaip išlygina lygus smėlį, kamuolys lygiai rėda, viskas tvarkoja, pradžioje tai tikrai malonu. Nu jo, geras. Tai kai kilimą užtiesė, tai būna, kad, nu, jį klijuoti reikia. O jeigu neklijuoja, tai bėga kamuolys čiunk papačią palinda, išsitraukia. Užsiminėt, ar ne, apie tą, kad vaikai seniau daugiau galbūt laiko praleisdavo su kamuoliu, dabar grįžta namo, turi kompiuterius, visą kitą. Tai ekranas irgi yra vienas tokių iš flagmanų Lietuvoje šiuo metu, kas liečia e-sportą. Turit, ar ne, ir savo komandą, minėjai ir kavinę, ar ne, turit? Turėjom, bet pasirodė, kad per mažas miestas ir, nu, teko uždaryti, bet e-sportą jo, mes ir patys žaidėm nemažai. Patinka FIFA, o dabar yra jo, du e-sport žaidėjai, kurie prisijungė prie mūsų, pasidarėm ir kontraktėlis ir bandysim. Iš Sūduvos Baniulį nuviliojot, ar ne? Ne, aš tiesiog nežinau to kito vyruko, bet tą Ironas, ar ne, vardas, atsimenu, nes teko ir su Jaru komentuot e-sportą, tai Ironas ten labai gerai varė. Teko man su vienu iš jų žaisti pas mūsų ofise, tai dar 4-1 baigiau, tai dar nieko blogo. Bet tai man patinka, jo, sportas patinka. Bet kaip žiūrit, ar ne, matom tuos užsienio pavyzdžius, ar ne, kad ten uždirba labai gerus pinigus iš sporto Lietuvoje, ar ne,
vis yra ta idėja, kad jo, kaip pažiūrėkit, kaip užsienį, bet, nu, realiai turbūt kol kas labai sudėtinga iš to, nežinau, kažką uždirbti. Nu, tu turi tai eiti profesionaliai jau tada į šitą vietą ir investuoti pinigus, turnyrai ir visą kitą, turi važiuoti į turnyrus, turi tos žaidėjus, jas tu mokėti algas ir tos algos nemažos, nes ten tas periodas dar trumpesnis nei futbolisto, kiek supratau, tai jaunimas iki ten reakcijos tas laikas iki 26 ir tada jie ten gauna didžiulius pinigus. Nu, vas, net tokių vyresnių net nėra sporte. Pavyzdžiui, Counter-Strike, kai žaidžia dar kažką kitą, tai ten išvis. Gerai, metus dar turiu. Bet čia šiaip yra dalykas, jo, jie ten 25 metų baigė karjeras. Atlyginimai tai įspūdingi, ten kosmos. Nes iš tikrųjų reakcijos sulėtėja. Aš turiu įrangos ir aš žaidžiu su vaikais. Ten tą, kur spaudinėta. Ai, šitai. Ir rimtai, ir tu pralaši prieš Paulius, nors tu galvoji, kad esi protingesnis ir gritesnis. Jo, tikrai, tą galiu patvirtinti, reakcijos laikas dingsta, kur tu galvoji, kad esi lygus ir dar protingesnis, bet ne. Jo. Na, okei. Turit dar Tomui klausimų? Aš nuo savęs baigiau. Tai nežinau, principė, labai įdomu buvo stebėti. Aš atsimenu, kai pirmą kartą sužinojau, kad yra perimamas ir aš prieš tai girdėjau tą šleifą visą, galvoju, blemba, kad tik nebūtų kažkas tokio negero. Bet tada kažkaip tais per aplinkų man pradėjo, kad tokia informacija, kad viskas čia tvarkoja, tvarkinga valdžia, čia viskas gerai, žingsnis pabyžiau po žingsnį, ten realiai per 2 metus, ar ne, patekote į pirmą lygą iš antros. Jau. Tai va, tai iš tikrųjų tas augimas yra ir tikrai aš viduje šįmet prieš sezoną startą galvau, nu, va, įdomu, ar kas bus trejetukė kartu su ekranu. Vat man tokia buvo mintis kažkodėl tais. Tai gaila. Man atrodo, Rūnai, mes kai darėm spėjimus, kažkas dėjome ekraną tikrai labai aukštai, pirmos lygos ten. Gali būti, aš tada nespėliau dar. Tai va tiesiog labai smagu stebėti tą progresą ir tikrai norisi, kad daugiau tokių legendinių klubų, ką ypač Tadas žiūrėdamas, tikrai norės akcentuoti, kad klubai su istorija turi būti. Tai va mes visą laiką palaikom ir tikrai va pirmoji Armada irgi fantastiški. Kiek nepasižiūriu, tarkim, ar apžvalgų, ar tiesiog netransliacijas įjungiu, tai visą laiką girdimi, visą laiką matomi, tai man labai faina. Arūnas, mačiau, surado nuotrauką tą, kur Dovydas Rokui nusinčiau, tai po to mes įsiuždėsime. Ir futbolininkam gerai, kai mieste yra 2 komandos, nu, ne visą laiką futbolininkas užsienio. Yra pasirinkimo, ne? Yra buvę jau pas mus su atveju, kaip iš Panevėžio norėjo pas mus ateiti, nusakau, okei, jeigu tu apsisprendęs jau, tai okei, galim bandyti. Tai matai, už 2 dienų Panevėžys pasirašė kontraktą, tai priverčia Panevėžį pasirašyti. Konkurencija veda į priekį pirmas dalykas, o antras dalykas... Tai turi būti konkurencija. Yra normali konkurencija, dar apie tą konkurenciją. Na irgi vaikų atžvilgi, ne? Nu, nežinau, kaip Panevėžį nėra, ne? Krepšelį, ta konkurencija. Aš apie pagrindinės komandas finansavimą, okei. Nėra krepšelio, ne Panevėžį? Ne. Tai va kas yra, ar tai yra Kranietis akademijos auklėtinis, ar yra Panevėžio futbolo akademijos auklėtinis. Skirtumo didelio nėra, jis yra vaikas, taip. Tai kodėl ten yra finansuojama, o čia nefinansuojama. Nu, ne pagrindinės komandas, kalbam apie vaikų futbolą, apie vaikų, apie iš visą. Tai tėvai taip patys mokesčius moka, taip pat viskas vyksta. Ir teko man kalbėti ir su Seimo keliais. Sako, problemų mes žinom. Bet sakau, kodėl nėra veiksmų, tai kažkam padavėm, 2,5 metų gulė jau kažkur. Nu, tai būtų postumis ir pačiai akademijai tobulėti, nes tada tu norėtum vaikus pritraukti, nes tu turėtum tobulėti ir kaip organizacija ir visą kitą. Ne, tai čia apie paprastą krepšelį kalbam. Nu, tai paprastą krepšelį. NVŠ yra, viskas tvarkoja, bet tas vaiko krepšelis, kur, nu, pavyzdžiui, akademija yra finansuojama savivaldybės, nes yra vaikai. Na, o kodėl tada Ekranų akademija nesufinansuojama? Nes vaikai kas skirtingi, irgi vaikai. Bet tai čia ne mūsų vienam mieste, visur taip. No, tai visi ir akademijas pasisėtų į priekį. Nes tu gausi finansavimą, tu turėsi daryti jiems sąlygas geras. Klaipėdai, man atrodo, vienintelis, ne? Klaipėdai yra labai patenkinti. Jo, kuris... Ne, dar, man atrodo, Šilutė, ten kažkas tosi... Nu, bet žinau, toks kaip pavyzdys Klaipėda, man atrodo, ne? Ten kiek aš girdėjau. Labai patenkinti žmonės. Viskas tvarkinga, viskas. O dabar tokios, nu, viskas maksimum atidavama vienam klubui. Turbūt ir Vilnius to labai norėtų. Irgi. Jo, pasipratau. Tavo mintį. O kaip Vilniui yra?
pagrindiniai komandai tai vienai skiria paramą, Žalgiriui tik tai Vilnius. Bet ar akademijom yra kažkokie... Ne, apie tai visi rašo projektus. Ar ne? Ne, yra per projektus, yra per tą, krepšelį, bet ten tas NVŠ sporto mokyklos krepšinio, sako, buvo anksčiau krepšelis 50 litų, persikeitė eurą, tapo 15 eurų ir iki šiol yra 15 eurų, kiek čia jau 8 metai. Mes irgi dalyvavom. Ta prasme, 15. Tai. Nuo 15, jo, tai ta esmė, kai buvo, tai įsivaizduokim, su 15 eurų Vilniui, kokį tu ten, kam ten padės tas 15 eurų. Ant vandens. Tai kas dar Panevėžį, kas yra lengviau turbūt nei Vilniui, tai ir tas išgyvenimas turi būti yra daug pigesnis. Tai ir tie žaidėjai pigiau tau gali kainuoti ir viskas pigiau. Nei Vilniui, Kaunas turbūt. Su 15 eurų aš atsiminku, man rašo tėvai, kadangi akademija yra ir prašo to, tai sakau, man paprašiau geriau nuolaidą aš padarysiu. Negu ten dokumentus pildyti. Žodžiu, Arūnai nenori gaišlaiko, ne? Ja. Ką gerai, Tomai, ačiū tau tada, kad atvykai, ačiū kad papasakojai, kaip gyvuoja ekranas, kaip jam sekas ir kokie yra tikslai ateityje. Manau, ne tik manau, bet ir žinau, kad mūsų klauso nemažai ir Panevėžio ekrano buvusių esamų gerbėjų. Mačiau ekrano, tarp kitko, teko komentuoti Panevėžio ir Žalgirio rungtynes dabar sekmadienio lygoje. Tai stadione buvo tikrai nemažai žmonių su ekrano atributika vis dar sena. Tai ką gali žinot, gal vieną dieną vėl matysim ir lygą. Žmonės, kaip paskambina sveiki, labą dieną, bet jau tokio pagyvenusiam. Kada pas jūs varžybas, sakau, internete. Aš internetą, nenaudoju. Bet, jau tikrai su metais. Šaunuoliai taip ir toliau ir ateina, pagyvenę žmonės ir su sena atributika, jeigu jau nebėra, kur rankas biški nusvyra kažkaip, nesiseka, pasižiūri fanas, pasižiūri, kas ateina, tai vėl tas upas atsiranda, kad, dėl bendruomenės, dėl viso reikia stengtis. Tai linkim, kad tos rankos nenusvirtų, o kiltų tik į viršų. Padarom trumpą pauzelę ir mes grįšim prie apžvalginės dalies. Ačiū, Tomai. Ačiū. OptiBet, lošimo automatai, OptiBet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Ką, grįžtam po pauzelės, ar ne? Pereisim prie OptiBet lygos, pereisim prie apžvalgos, pas kažką dar garsai. Pereisim prie OptiBet lygos apžvalgos, trumpai žvilgtelsim ir į Lietuvos rinktinės kandidatų sąrašą prieš dvikovą su Vengrija čia Kaune. Tai, nežinau, pradedam turbūt nuo aukščiausios lygos, svarbiausių rungtynių, Panevėžys prieš Vilniaus Žalgirį, Aukštaitijos stadionas, teko pačiam tas rungtynes komentuoti. 2-0, Panevėžys pagal rezultatą užtikrintai, pagal žaidimą turbūt irgi pakankamai užtikrintai iškovoja pergalę ir praktiškai kabinasi jau aukso medalius per likusias rungtynes Panevėžiui. Net tuo atveju, jeigu Žalgiris laimės viską, kas jam liko, Panevėžiui per likusias 5 rungtynes užtenka iškovoti 1 taškelį ir čempionų titulas grįš į Panevėžio miestą. Tai kaip jum rungtynės? Čia gerai ir Tomas pasakė, kad atrodė, kad Vilniaus Žalgiris atvažiavo žaisti ir buvo įsitikinę, kad laimės, nors to žaidimo ypatingai pirmam kėliny apskritai nebuvo. Turbūt Panevėžys labai tvarkingai pagal savo planą viską įvykdė. 12 minutę Kasparas Dubra įmušė įvartį. Ką sakiau ir transliacijoje komentuodamas, kad ne tiek, kiek Dubra įmušė, bet kiek nutiko Tomislavas Duka. Visiems, aišku, ten šlapia aikštė, visa kita, bet, kiek... Bet per dažnai. Per dažnai. Pernai tada, pasnigę, vėl pašalę, tada Kauno Žalgiris mušė ten įvarčius, čia irgi, kaip jums ta situacija? Jo, aš visų pirma apsidžiaugiau išgirdęs pagaliau paties balsą transliacijų, man iš karto diena šviesesnė tapo, iš karto buvo malonu stebėti. Rungtynės blemba, tai toks jausmas buvo, kad vėl Panevėžiui reikia labiau pergalės negu Žalgiriui, tai jeigu tu nuo pirmos minutės, bet kaip jie buvo susikoncentravę, jie ten klaidų baisiai nedarė. Ten tas įvartis, tai ten visiškai Dukos dalykas, bandė sugauti, po to bandė atmušti, tada jau kamuolys vartose ir ten visi tokie tiesiog. Turbūt daug ką pasako ir momentai, man įstrigo tik tais
3-4 momentai Žalgirio. Tai Goropsovas smūgis ten iš gal 20, Kažukolovo reidas ir smūgis, Gnydo įvartis iš nuošalės ir Fofana smūgis, kur jau Černiauskas lietė. Nu, antram kelinį Žalgiris biški buvo atkutęs, tokia buvo atkarpėlė ten prie 1-0, bet jo. Tai 65 minutė, kur Fofana nemušė, kur Černiauskas išėjo. Tai ten buvo, ten tikrai Černiausko tik dėka meistriškumo neišlygino. O jeigu apie žaidimą nuo pat pradžių, tai nežinau, ar ten visi pastebėjo, bet Panevėžys labai įdomiai pasirinko žaisti ir jie žaidė su Žalgiriu. Vilniuje pirmas taip rungtynės, kitas aš kažkaip gal ten ne tiek žiūriu, bet kiek žinau, teisingai jie nežaisdavo taip. Jie vienintelis, matro, čempionate tik 2 rungtynės tas ir žaidė. Tokia įdomi taktika. Tai čia, man atrodo, pradininkas, yra daugiau specialistų Lietuvoje su taktikom, bet man atrodo Gasparini Atalantos čia prieš keletą metų, kai buvo, kaip jie ten demonstravo ir visi buvo, sakykime, jie pavyzdys, tai kai jūs tiesiog žaidžia futbolininkas su futbolininku, nežiūrint jokių taktinių gudrybių, tiesiog bėgi su kuris bėga ir tu bėgi. Ir čia buvo surišta su tuo, kad pakankamai, sakykime, Žalgirio gynėjai yra apriboti veiksmų laisvės, jie neturi teisė, sakykime, aukštai kilti ir tu atiduodi saugui ir saugas ten Goropsovas ar kažkas pradeda ataką. Atiduodi kraštinis ten jungiasi, ieško to. Ir aš sakyčiau, eigoje bendrai Žalgiris ir treneriai ir žaidėjai nepersistatė, nes iš principo, kaip gauna žaidėjas, pavyzdžiui, žaidė Gnydas ir Kažukolovas, perdavimą, man to jau rungtynių metu buvo, sakykime, iš dalies gaila jų, nes nėra kam atiduoti, bet tu supranti, kad Panevėžys žaidžia. Jie keisdavos, pavyzdžiui, nubėga, ten dažniausiai Remeikis su Verbicku žaisdavo, Dubra visą laiką žaidė su Sojavusiu. Keitas su tuo Fofana. Taip, kiekvienas su kiekvienu. Ir realiai... Vadinasi, nenusišnekėjau, nes aš transliacijos metu apie šitą kalbėjau, sakau, Naglį, žiūrėk kaip, ne vien Nagliui, bet ir tiesiog klausytojams sakau, kaip atrodo, asmeniškai dengia. Dubra prie vidurio aikštės pasitinka. Taip. Ta, Keita iš krašto atsidūręs kitam krašte paskui bėga. Taip, paskui bėga. Tiesiog bėga, bet kuris išbėga iš savo zonos ir tiesiog žino, kad kiekvienas kaip su kiekvienu žaidžia. Gerai, nenusišnekėjau. Bravo, išryškina. Ir gerai, sakė, matai, malonu buvo klausyti, ne? Jo. Reiškia, tikras profas. Tai vienintelis vienas laisvas buvo Linas. Ir aš kalbėjau su juo, klausiau, sakau, ar pavargai, sako, taip, pem pavadinkim, nes ten reikėjo realiai jam tik saugoti. Jam reikėjo saugoti, kad Vusi už galvos neužmestų, o visus kitus Dubra tiesiog žaidžia, bėgioja prie jo. Čia fiziškai iš dalies nėra lengva bėgioti visą laiką, bet tam pačiam saugui ar Žalgirio tu visą laiką atsidinginėjai priekį ir visą laiką nori. Tu gali keistis zonom, ieškoti laisvos zonos, jos tiesiog nėra, nes tiesiog per 2 metrus turi kiekvienas futbolininkas už tai bėgioti. Tai vienintelis buvo vienas veiksmas, kurį reikėjo daryti Žalgiriui žymiai dažniau, tai buvo kaip Kažukolovo smūgis, tai matėt, kad, ta prasme, po to žino, kaip ir reikia, nes iš dalies polėjo atsakomybė yra 2 gynėjai, ir kuris pradeda turi vytis ir, presinguoti pavyti, ten nebuvo vyjimusi ir, mačiau, žino, reikia ant jo, ant polėjo. Žino, tose rungtynėse atrodo viskas klostosi gerai, bet spardė ir vandens butelius ir... Tai Kažukolovas kaip nusivarė ten iki 25 ir pramušė, tai čia buvo vienintelis atvejis, kai Žalgiris kažką sugalvojo su tuo, ką daryti. Bet sakau, čia būna taktikoje apriboti ir tu metuose išsiryškini, kad tavo ten žaidimas reikia per atraminį ar kraštinį žaisti ir gynėjai nesijungia, čia negalim labai. Tai bet esmė, kad jeigu reikėjo suprasti ir kažką pakeisti, tai čia yra faktas, nes, tuo labiau, kad be kraštinių saugų kaip žaidžia, ten aikštė vidury košė, aš, ant dirbtinės dar ten kamuolys nešakinėjo, čia yra ruduo, gera aikštė buvo, viskas tvarkoja, bet kaip bebūtų, čia yra ruduo. Slidu, kaip sakai, ir vidury kaip... Tai ypatingai paskui antram kelinį tas slidumas, kaip ir Naglis komentuodamas sakė, kad jau rasa dedasi ant žolės ir panašiai, tai tada ypatingai pasijautė, kad slidu. Panevėžys, jo, 2 rungtynės tokiu būdu žaidė ir visiškai pasiteisino, matėm, kad Žalgiris, neturėjo tas pats Sojavusi, kur visą laiką veidosi. O Dubra žino, kad tiesiog už nugarą saugo gynėjas, o tu su juo žaidži nebijai su juo eiti, nes kada tu bijai eiti, kad kai gausi už nugaros, bet kai už nugaros. Ir ten buvo Linas kokius 3-4, kur pasaugojo tikrai perskaitė tą. Bet ir šiaip labai daug epizodų buvo, kur tie patys, tas pats Dubra ar Keita priekyje išlyzdavo ir
perimdavo kamuolį ir pradėdavo atakas Panevėžio. Tai taip, dėl to tu išlendi, nes tiesiog tu žinai, kad nereikia tau niekam atiduoti. Nereikia tau atiduoti, tau nereikia tikėtis, kad tau saugas padės, nes saugas kažkur bėgioja su savo žaidėju. Tu žinai, tiesiog tu negali, vienas prieš vieną, po rungtynių sužinom, ar tu aš laimėjau prieš tą dvikovas ar ne. Ta prasme, ne kad saugotojas tik vienas buvo Linas. O visi kiti žaidė vienas prieš vieną ir tikrai labai sunkiai. O Panevėžys, tas 1-0. 1-0 ir tau rezultatas tinkamas ten, jeigu ten tikėtis, kad tie kurus ar ką labai stipriai, tai turbūt nebuvo to poreikio, buvo esmė nepralošti. O antras vėl Smito, aš sakyčiau, kaip čia šiais metais tikrai pridėjęs labai stipriai ir dar gyvai, kaip pažiūrėjau, tikrai priima 90% teisingų sprendimų ir to ten jisai užsikabino prieš Gnidą tą kamuolį. Tai iški šitoj vietoj. Tarp dviejų gynėjų būdamas. Ten realiai tarp dviejų būdamas, bet vis tiek dvikova buvo prieš Gnidą. Ta prasme, su tokiu, kaip čia, gabaritais Gnido, puolėjas neturi teisės laimėti. Tas, sakau, Smithas, kiek jisai sveria, kiek. Bet šiaip iš tikrųjų labai gerai priima kamuolius, būdamas nugarą į vartus, moka tą savo kūną atstatyti. Jo, bet tenais buvo grinai, ta prasme, petis į petį, kai reikėjo tiesiog pasistumdyti, biškai patikėti. Galbūt, aš tikėjau, kad Gnidas negalvoja, kad jis 15 kg mažiau sveriantis futbolininkas jį gali nustumti, kurio Gnidas tikrai tvirčiau sudėta sunku, jau čia labai stipriai, centro gynėjai visi sudėtis, tai, bet tikrai jis ir toksai. Ir tenais tu negali duoti užskabinti jokių pečių, jau reikėjo nustumti, kad jisai būtų prieš kamuolį ir tada galų galia pražangą daryti tokioje vietoje. Bet nesitik, lūkit, ten, ta prasme, čia yra 1-1, 1-0 tu pralašinėjai, tu negali pražangos daryti, tu turi, tiesiog reikėjo pečių nustumti kaip čia, į Panevėžio vartų pusę ir tą kamuolį prasileisti link savo vartininko. O jisai kažkaip traukės ir jau žiūri, kad jau per arti atsitraukė savo vartų. O po to ten jau viskas puikus perdavimas, puikus atsilošimas ir čia individualus, kaip čia pasakyti, meistriškumas tų momentų ir gavosi. Bet labai gražiai ten išmaudė. Smithas kaip priėmė Sarpongui, tada visi jau link Sarpongas aštrų ir tada visi jau tiesiog paplaukė. Sarpongas 2 rezultatyvūs perdavimai tapo lyderių rezultatyvių perdavimų grafui. 12 jau šitam sezone. Išliks Zenite iki sezono galo. Aš manau, kad jis ir liks. Tai jis ir kelia, ten taip, kampiniai standartai, viską. Ir ten buvo dar vienas, kur ten Duka tada išėjo, atrodė, kad jau praloštas kamuolys, netgi nuotrauka yra, kur puolėjas aukščiau iššokęs, bet... Buvo ir su Černiausku vienas epizodas, kur išeidinėjo, bet... Nuošalę iškėlė. Jo, nuošalę iškėlė. Bet ir nuošalę pakėlė ir Varas patikrino, kad... Kalbant apie Varą, galima pakalbėti, buvo čia ir pas mus klausimų, ar pas mus Lietuvoje Varas nepaišys linijų ir nepaišys ten, trajektorijų. Tai prie Gnido įvarčio buvo ir linijos nupieštos ir... Ar tai? Jo, transliacijoje rodė kartojimą su linijom, su trajektorija. Taip, visiškai. Nes iš tribūnos atrodė, kad įvartis. Nuošalė. Dar vienas epizodas, ką pasižymėjau, tai Matijus Remeikis. Matėt, tu matei transliaciją žiūrėdamas Arūnui, gal iš tribūnų taip ir nesimatė gerai, kaip tiesioginėme eterį Remeikiui nosį atstatinėjo. Komandos gydytojas. Po to susidūrimo, po Fanamą atrodo smūgiavo ir Remeikis gulė po kamuoliu, net jau rankom bandė dengtis veidą, bet lyg tai pataikė į rankas, bet, turbūt su vis tiek ta jėga plojo į nosį ir rodo kamerą ir ten tą nosį sukioja. Tai ir paskui kalbino po rungtynių iš karto Remeikį. Tai pirmas klausimas, tai kaip nosis? Tai turbūt lūžo, nes atstatė va, bet nenorėjau palikti komandos čia. Bet tokį visą mėlyną tą nosis. Papatinus jau. Šiaip nežinau tiksliai, ar lūžo ar ne, ar kas, bet... Panašu, kad lūžo, tai nežinau, kas yra. Man dar patiko, kaip vertinat rungtynės, normali pergalė. Sako, normali pergalė. Gerai, puikiai pergalė. Toks dar matas, kad vaikas dar nepratė, bet blemba, koks žvėris jisai yra, eik tu savo. Jisai, man atrodo, su kiekvienom rungtynėm vis kažką dadeda.
kažkur agresyvesnis, kažkur gudresnis, kažkur žino, kaip perdavimą įdomesnį padaryti. Tai stebėti aplamai jį ir Panevėžį, tai man po visko, kai ten jie rūbiniai, ten šventė, šoko, laistėsi, tada užėjau. Man būna išmeta kartais. Žinai, būna suggestions Instagrame, tai buvo Rinkono. Ir Rinkonas kėlė fotkę ir žodžiu tenais parašė, tipo, čia aš jau arti to, ką tau pažadėjau tėvai. Ten daug maž tipo, kad kažkas tokio ir galvoju, eik, savo. Tai tėvas, taigi ten legenda, legenda. Tai va, ir tipo, ten, žinai, labai jau jaučiasi ta tokia atmosfera pas juos ten visiškai. Buvo dvi skirtingas komandos, ne tik aikštė, bet ir visom prasmėm, kiek mes jau kalbam. Ir va tokiais momentais ir pasireiškia, žinai, su kokiu tu ateini atsinešimu, tikėjimu. Arvydas, kiek žinau, netraumuotas. Gertmanas, kiek žinau, netraumuotas. Jų priežastis, kodėl jie nežaidžia. Dievas vienas žino turbūt. Tai nežinau, jeigu tu išeini į tą tokį finalinę etapą, kai tu dar turi bent jau teorinius šansus, nu tai sėdint Gertmaną. Ten mes podcastų grupėje, ar kur ten matla, buvo čiatas, kad neva saugo prieš rinktinę. Aš su kažko bendravau, gal su kažko bendravau, buvo tokia... Gal kitą grupę dar turi. Jo, kitą grupę. Ir ten, su kuo? Ten, sakys. Ir ten vat, buvo tas klausimas, kad gal Gertmanas saugo rinktiniai. Aš sakau, nu hebra, nu davai, gal nebesvaikstam. Tai kiek, 5-6 turus dabar jau saugo. Saugom rinktiniai. Nu tai jį neiškviestų iš viso, žinai. Tai, šiaip iš tikrųjų net keista, kad kviečia nežaidžiantį vėl ar ne vartininką visiškai. Nu, bet tebūnė. Dar vienas, kas šiek tiek taip, net susimėtėm komentuodami. Pirmas keitimas, 0-1, Žalgiris atsilieka, reikia mušti įvartį. Pirmas keitimas, Tipė Vučuras. Kartu su Romualdu Jansonu, nu okei, Jansonas. Ja. Žiūri, Vučuras žaidžia puolėjų po puolėjų, net nesupratau, ten keitėsi visur. 10, tada flangė. Jo, tai... Bandė padaryti tą triuką, ką riteriai trakai darydavo su Arūnu, kai atsilikinėdavo. Tai aš dabar norėjau sakyti, ne, kaip būna 5 minutės, tai viskas... Tu taip, ten dar pusę valandos. Tai va dėl to jo, tai nežinau, čia toksai... Nu čia Maurinį kažkada United darydavo su Felainė. Išleisdavo Felainį į priekį. Tai Vučuras ne Felainį. Nu tai va. Felainį yra saugas, netgi atakuojantis saugas. Bet tiesiog vatesi, kad aukštas, eik tenais. Ne, taip, bet sakau, 50 minučių tai viskas okei, ta prasme čia. Ir rinktiniai, kur Jankauskas Lyną išleido, kaip su 9-2 išleido, 2-4, nu, ten vienas. Ne, tai čia, kai ką ir sako, kai lieka ten, žinai, kažkiek. O čia biškai kažkaip nežinau, čia toksai viso sezono vaizdelis. Nu, va. Taktikas. Gerai, ką dar iš šitų rungtynių galima paminėti, tai turbūt irgi, kad nemažai žiūrovų, bent jau protokole 1500, tai nežinau, bent jau čia ta po stogu, tai tokia pilnutėlė. 1,5 rašė? Jo, 1,5 užrašyta, tai nežinau. Nu, kaip tokių orų, tikrai žiūrovų buvo daug. Daug. Ir Tadasgi buvo su savo... Vilniaus Žalgirio šiaip irgi. Jo, ir labai, ir aš sakyčiau, tokia atmosfera visa, ir žinau, mačiau, ir iš kitų miestų suvažiavo, panevėžiečių gyvenančių, nes tokie, ėjau į stadioną ir tokie, nu, kaip aš įsivaizduočiau, anksčiau būdavo kaip tos lemiamas kovas ir lietus lyja, bet negalvoju, kad čia šalta bus, o eini tiesiog, žinai, kad bus kaip čia karšta aikštėje. Tai tokia tikrai atmosfera aplink stadioną ir ta, ne tik Žalgirio ir Panevėžio buvo, buvo eisena. Tai tikrai žiūrovų tokiam orui, nes tikrai buvo labai šalta, buvo daug ir tikrai. Ir aikštė, sutemė, nu tas futbolo toksai. Futbolo aplinka. Futbolo aplinka, tikrai. Tai jo, ką ir kalbėjom, turbūt nebelieka klausimų. Panevėžiui reikia taškelio tuo atveju, jeigu Žalgiris laimi viską, tai neįsivaizduoju Panevėžio paleidžiančio. Nu, nežinau, čia per 100 metų nebus tokių. Nėra galimybių. Neįsivaizduoju, kiek turi būti koks procentas. Nu, neįmanoma. Gerai, pereinam. Blogiausiu atveju dar lemiamas bus. Teisingai, jo. Vėl kiekvienas su kiekvienu žais ir viskas. Nu jo. Bet, ne, nu čia mes suprantam, ta prasme, čia, kad, nu, aš neįsivaizduoju, koks turi būti procentas. Tai dar, tai tie gali nežaidti, dar tie dar turi. Tai taip. Jo.
Bet išeinant iš stadiono dar Panevėžiečiai dar tokie atsargus. Nu jau čia jau aplenkt negali, gali tik tai išlyginti. Gerai, toliau Šiauliai Dainava. Šiauliai stringa. Ir stringa taip, kad dabar jau viso labo taškas juos skiria nuo 4 vietoje esančių Hegelman. Aišku, turi Šiauliai dar 1 rungtynėmis mažiau sužaidę ir 0-0 sužaidė su Alytaus Dainava. Progų turėjo, Šiauliai tikrai nemažai, nepavyko įmušt, bet tas rezultatas kažkuria prasme turbūt, nežinau, tos tokios finalo, LFF taurės finalo vis dar, nežinau, tęsinys kažkoks, ar ne? Gal čia 0-0 yra vienas tų rezultatų, kur mažiausiai atitinka, nes turėjo ir Dainava gal kokias 2 tokias įvartinės progos, ir Šiauliai turėjo gal 4, nes ten jie labai dažnai Jankauskas, Romanovskis, Šebetūnas daug kartų buvo baudos aikštelį, kur jau prieš vartininką arba vartininkas gynėjas, kur tarsi, uždaryk. Bet ką rašė pas mus podcasto grupiai, kad iškritus Kukliui ir iškritus Šešplaukiui, sako, Kuklys turbūt pasirodė, kokie įtakai, ar ne, visam tam žaidimo sukime. Ir dabar tas jaučiasi. Tai psichologiškai turbūt irgi nėra lengva, nes iš komandos tikimasi buvo taurės ir medalių. Dabar tu, tarkim, ar ne, jau pasirodė tas, kad psichologiškai kartais nėra lengva atlaikyti spaudimą, taurė tau atkrito. Dabar gali būti, kad netgi blogiausių scenarijų Šiauliam gali nutikti, kad turi medalį neturės. Ir šitas spaudimas, jisai su kiekvienom rungtynėm tik auks. Tai klausimas, kaip Mindaugas Šepas, kokius raktus ieškos, kaip bandys prieiti prie žaidėjų, kad dar visiškai nesugriūtų tą komandą. Bet čia, žinai, vėl, ką ir kalbėjo Mindaugas Šepas po rungtynių, kad šiaip pasirodymų komandos yra patenkintas, jam patiko ta reakcija, kaip komanda ar nesureagavo po tikrai prasto taurės finalo. Tik tiek, kad neįmušė, nors progų, ką ir kalbėjom, buvo, bet čia vėlgi Dainava irgi ten pačioj pero centro kėlinio pradžioje, ar ne, Mateušas Araužo į skersinį, tai ten praleisk ir gali likti ir be taškų tokiose rungtynėse. Kaip tu žiūri, Arūnai, tą tokį, nežinau, kur jau mes ilgą laiką kalbėjom, ar ne, kad čia jau Šiauliai, tikrai Europoje kitąmet žais, bam taurėjai slydo iš rankų ir tu matai, kad čia sezono pabaigoje dar ta Europa toli gražu nėra garantuota. Ne, faktas, kad prieš mėnesį viskas kitaip atrodė ir kitaip visi turbūt galvojo, bet jeigu imkime ten apie įtampą futbolininkam ar tenais psichologinę tą visą, tai iš principo spalis, lapkritis, tie mėnesiai 2, kiekvieną gerai, iš 7 komandos žaidžia su įtampa, nes vieni nori neiškristi, Riteriai nenori iškristi, Džiugas nori išlaikyti, Hegelmanai nori pasivyti, Šiauliai nori išlaikyti, Žalgiris su įtampa važiavo, nori laimėti, Panevėžys bijo iš įtampos pralošti, ta prasme. Tai čia pripažinkim, kad 2 mėnesiai futbolininkų yra visą laiką ta įtampa bus, tik tai tikslai skiriasi, nes įtampa ir Riterių futbolininkų ir Šiaulių futbolininkų tokia pat. Ta prasme, vienas nori ten savo tikslus, kitas tenais. Tai tas ruduo visą laiką toks būna įdomesnis ir tų rungtynių, sakykime, gerai, kas ten, Sūduva, ne? Sūduva jau, kaip sakykime, ten savus tikslus, bet ten jau viskas. Ten jau užsirekomendavai, ta prasme, tikslą įvykdėjai, tu jau ten ramiau. Bet kaip aš minėjau, iš 7 komandos kiekvieną rudenį bus įtampo, tik tai vieni su vienokia, kitokia. Ta prasme, tai kad dabar sakyt, kad Šiauliai turėtų žaisti jau visiškai be įtampos, tik tai juos palengvina tas, kad buvo ten biškį didesnis tas, bet aš manau, kad ir pradžioj sezoną galvoju, kad įtampa bus šalia, kaip ir kiekvienas futbolininkas, todėl, tiesiog yra įtampa, bet kaip pagalvoju, ten ir kituose yra kumbos įtampos. Čia gal labiau ta įtampa, kur žinot, kaip būna, kai tu atsiplėši ir toks biškai galbūt viduj tau ramiau. Taip. Ir tada tu vienu metu viską, iš rankų viskas įslydo. Čia, kur žinai, kai buvo, pernai buvo, ar ne, kai Hegelman ten buvo sužaidę daugiau rungtynių už visus ir turėjo pranašumą ir atrodė ten antrė eina ir tada bam ir tos persvaros nieko neliko. Jo. Bet ten tada Skerlas sakydavo, kad
Aš atsimenu, kad čia ten daugiau buvo sužaidę. Taip, gerokai. Ir aš atsimenu, kad... Ir sužaidę prieš tas antros turnyro lentelės komandą. Aš, atrodo, gal ne interviu, aš esu kalbėjęs turbūt, kad ir sakydavau, kad čia tik tai... Nu, pažiūrėti. Iliuzija. Iliuzija, jo, jis tą tuo metu ir suprato. Kiti, kas galbūt galvojo, kad taip, bet kaip tu sakai, treneris Kerla tą žinojo ir labai gerai sakė, kaip jau buvo tas sukelti lūkesčiai, bet jis realiai matė tą visą situaciją, kad ten tik tai kas nematė lentelės ir rungtynių kiekios, to gali taip kalbėti. Nežinau, dar čia jau aišku, apie tai esam kalbėję, mačiau ir mūsų kontributorių grupiai diskutavo žmonės dėl kokybės aikštės Šiaulių, bet čia jau visą sezoną apie tai šnekam, tai dabar turbūt jau nebestebina, kad tokio orų. Apie kokybę aš pasakoju pirmoji daly aikščių. Padėtų ten Šiauliuose, jeigu tėvukas pravažiuotų. Ten yra žolė, ten ne. Čia padeda tik smėlį. Okay. Arūnas užsiminė, ar ne, apie Andrius Kerlą, tai galim turbūt pereiti ir prie Hegelman rungtynių. Toje kovoje dėl bronzos svarbi Hegelman pergalė ir kovoje dėl išlikimo skaudus Riterių pralaimėjimas 3-2 Vilniuje. Hegelman iškovojo pergalę, nors atsilikinėjo Hegelman komanda po Riterių realizuoto 11 metrų baudinio. Pirmas kėlinys toks apie nieką. Visas veiksmas antram kėlinį, įvarčiai, įvairios situacijos ir kaip jau įprasta šitam sezone, po rungtynių ir kolegos Futbolas LT dalinosi teisėjų sprendimais. Vienas epizodas, kur baudos aikštelėje bent jau žiūrint transliaciją, akivaizdu žaidimas ranka ar ne, ir nepaskirtas 11 metrų baudinys, ir tada dar viena nemažai diskusijų kėlusi situacija, tai Hugo Figueiredo įvartis, kuris išlygino rezultatą 72 minutę. Tiesą sakant, žiūrėdamas transliaciją nepastebėjau ir net nekilo klausimų, bet Futbolas LT tam įraše, tikrai tų klausimų kyla dėl ar nebuvo Figueiredo nuošaliai. Tai dabar apie antrą, ne? Ten pirmas ranka, tai nėra ką kalbėti. Tai čia tas įvartis toks buvo paskutiniam pasaulio čempionate, man atrodo, pats pirmas įvartis buvo, kaip Kuveitas žaidė, jei neklystu, labai panašus, kur iš pradžių nesupratai, kaip buvo. Kataras. Atsimena, ten po to tik tai pradėjo aiškinti ir po to supratai. Tai jeigu žiūrėti, kelintą minutę, 72. 72, jo. Tai... Jo, tai... Mano atsakymas, aš mačiau tą, kur tenais Futbolas LT buvo, jo, teisingai buvo tas įdėtas klausimas. Tai aš irgi dar iki Futbolas LT žiūrėjau tą momentą, nes, kaip toks susijudimas, kažkas rankas pakelia ir tu pradedi, sekti, kad čia galbūt kažkas, vis tiek kažką aikštėje pagalvojo. Tai jo, Figueiredo buvo išbėgęs aikštėje, bet mano atsakymas būtų, kadangi Hegelmanų futbolininkas smūgiavo galvą link vartų ploto, įsivaizduokim, tai kamuolys turi skristi į vartų plotą. Ir tada ten buvo kaip ir rikošėtas ir dar su galva mano manimų lietimas Riterių futbolininkų, kaip kamuolys atšoko į šoną ir Figueiredo grįžęs iš už linijos, už linijos irgi yra nuošalės pozicija, įmuša įvartį. Todėl aš sakyčiau, jeigu taip logiškai fizikos dėsnį sudėliojus, Hegelmanų futbolininkas smūgiuoja, ten yra kaip ir lietimas ir dar pusantro lietimo toks vaizdas, kad kažkur dar kažkas pamuša, nes ten chaosas vyksta ir kamuolys atšoka šone. Ir mano, sakyčiau, aš tokios prisilaikyčiau, kad aišku, vėl čia, žinau, viena kamera taip. Būtų šonė kamera. Čia turbūt vienintelis paaiškinimas, ar ne? Čia realiai čia dėl ko nebuvo, tai vienintelis paaiškinimas, nes jeigu dar kažkas pažiūrėsit, net taip, ten 2 lietimai po smūgio, dar sakyčiau, kažkam pataikė ir dar kažkas galvą pakrypė, sakyčiau. Tai, nes jeigu tu smūgiuoji į vartų plotą, tai reiškia, kamuolys turėtų skristi, bet jis užsilaiko ir po to dar atšoka lygiai grečiai, o jau Hegelmanų žaidėjo toje vietoje nedalyvauja. Tai aš manau, kad čia tiesiog labai sudėtingas momentas, iš tikrųjų mes kameram, per kamerą žiūrim ir dar iki galo kažkas sakys, nemanau, kad taip. Tai aišku, paprašiau būtų. Aišku, dar paprašiau, už vartų stato tie treneriai, kameras ir tenais iš vis turėtų būti aišku. Ir čia, kadangi vyksta prie Riterių,
vartų viskas, o Riteriai, kiek žinau, filmuoja vartininkų žaidimą tą su pro kamera ir GoPro ir tenais turbūt matėsi. Tai visą laiką kažkas ten gali kažkur rašyti. Jo, tai rezultatą Figueredo išlygino, vėliau jau pačioje pagrindinio laiko pabaigoje per 2 minutės Dangubičius ir Bošniekas pelnė po įvartį ir iš esmės įtvirtino Hegelman pergalę. Bočiukuvų reidas toks. Jo, dar smagus. Per pridėtą laiką dar vienas 11 metrų baudinys į Hegelman vartus ir Mindaugas Grigaravičius pasižymėjo įvarčių. Kaip ir minėjau, svarbi Hegelman pergalė ir vėl grįžtant dar prie to teisėjavimo, kiek teko girdėti dar likus mėnesių iki šitų rungtynių, kai buvo, gal ne mėnesių, gal šiek tiek mažiau laiko, bet gerokai anksčiau nei rungtynės vyko, žinau, kad Hegelman dar jau tada kreipėsi iš karto į atsakingus asmenis, kad, come on, kodėl teisėjaus Manfredas Lukančiukas, jeigu jis dirba Šiaulių futbolo akademijoje treneriu, ar ne? Tai turbūt logiškas Hegelmanų ta prasme, noras, kad neteisėjautų dabar turbūt žiūrint į turnyro lentelę pagrindinių konkurentų, vis tiek sistemoje kažkiek prisidedantis žmogus. Nugalėjęs progas, žinai, nes tarkim, jeigu būtų kažkoks vienas PM sprendimas į Riterių pusę, mes vėl grįžtume prie to, kad, kaip čia taip, kodėl čia tas anas. Tai žinai, tai faktas, kad būtų logiška pakeisti, bet, Manfredas profesionalas. Jisai. Nors kas dar keiščiau, kad po rungtynių interviu Matthew Silva turėjo priekaištų rungtynių teisėjams. Matthew Silva. Ta prasme, tau davė 2 baudinius. Kokie dar priekaištai? Grigaravičius Ir pirmam kėlinyje. Pirmam Popovičius. Popovičius irgi. Pirmas įvartis. Tenais jo, kur užsikirto. Jo, taip. Aha, jo, ten. Tau davė 2 baudinius, kuo tu dar nepatenkintas. Nuostabus treneris. Bet irgi reikia rast, kaip išsivartyti. Lažybos, OptiBet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Dar vienos rungtynės, turbūt esminis dalykas, kas šitam ture dar irgi šiek tiek pasikeitė, ar ne, toje visoje turnyro lentelės situacijoje, tai kad Džiugas išvyko į Susūduvą lygiosioms sužaidė, Riteriai pralaimėjo, tai Džiugas dar vieną taškelį į savo sąskaitą ir padidino atotrūkį nuo Riterių iki 4 taškų. Tai turbūt, kad po truputį vis tiek artėjama prie to, jog Džiugas liks 9 vietoje. Dovydas Lastauskas po rungtynių džiaugiasi tašku, sako, čia yra vienas retas atvejis, kai džiaugiamės tašku, nes nebuvom vertėjų, bet ir Džiugas, man tai smagiai atrodo šitą komandą ir labai... Aš jau senai nesu matęs rungtynių, kur Sūduva nei vieno smūgio į vartų plotą neatliktų. Apskritai pagal statistiką 3 smūgiai. Matai, gal čia vėl grįžtam prie to, kad jau... Namuose žaidžia. Ką ir Arūnas sakė, kad jau, mes užsitikrinom, mes ten baigėm X pozicijai. Principė labai nesikeičia, gal tada motivacija dingsta, aš nežinau. Bet žinai, ta motivacija iš kitos pusės yra, atsiranda laisvumas žaidime. Kiek sakė, 3 smūgiai per visas... 3 smūgiai per visas rungtynes, 0 į vartų plotą. Iš kitus... Džiugo 12 smūgių. Džiugas 12 smūgių atliko 2 į vartų plotą. Aš galvoju, kad iš viso 3. Ne, Sūduvos. Sūduvos. Jo, tai va. Tai klausimas iš tikrųjų, kaip baigsis kitais metais, ar matysim Džiugą aplamai A lygoje, nes problemas finansinės, kaip yra kalbama, dėl biudžeto, kad bijo, kad klubas gali nesurinkti pakankamai lėšų, kad galėtų konkuruoti A lygoje. Tai gali būti ten ir... Bet tai galime ir natūraliai būtų iškristi. Galima dar ir taip. Taip, bet jeigu ir liktų... Jo, tai, bet ir aš, ką ir visą laiką sakydavau, kiekvienas tas klubas turi savo tą viziją, misiją A lygų, ne visų misija yra čempionais, yra viena misija, kaip čia, sužaisti ir Martyną ir prezidentą puikiai pažįstu. Tai, ta prasme, suprantam, kad vienais metais galėjo pirmoje lygoje, kitais tas, visą tą apskritį tu laikai savo vardu, vaikai eina, pirmoji lygui laimi ir daugiau, aukščiausiai daugiau praloši, jie vis tiek ateina, kiti metai vėl nauji, ten, kaip pavyzdį, jeigu iškritai, ne, bet tai čia neturi, kaip ir su Tomu kalbėjom, tai 5 metų, ten 10 metų, tai čia kiekvieną savo misiją turi klubas, nereikia norėti, kad, kaip sakyti, visą laiką Europų žaisti ar ką, nes tada perdėks ir nieko nebus,
jeigu realiai vertini, tai va. Bet šiaip gaila, kad tu atstovaudamas visą Žemaitiją, tau klausimas yra dar dėl finansavimo, kad, tarkim, mes galim nesurinkti pakankamai pinigų, ten 3 PM dabar, 350 000, man atrodo, yra tas minimalus A lygos. Tai plemba, va čia keis, nes jau kad yra Žemaitijoje ten tų įmonių. Bet žinai, Žemaitijoje yra ir ta pati Banga, tai... Ir Banga, yra ir Pabrungas, bet... Okay. Gerai. Ok, ir paskutinės dar neapkalbėtos rungtynės, tai yra Kauno Žalgiris prieš Gargždų Bangą, Dariaus ir Girėno stadione, 3-1 Kauno Žalgirio pergalė. Trenerį pakeitusio Kauno Žalgirio pergalę, Marius Stankevičius ir Kauno Žalgiris pasuko skirtingais keliais. Nerijus Mačiulis jau pernai, kurį laiką Roką Garastą pavadavęs 2 rungtynėse, perėmė komandos vairą, greičiausiai, kad iki sezono pabaigos, nes kol kas pakaitalo Marijus Stankevičiui nėra, tai labai realu, kad sezoną komanda ir užbaigs su Nerijumi Mačiuliu. 3-1 iškovota pergalė, Banga pirma įmušė, bet vėliau Grato Sirgedo šou, žinutė Edgarui Jankauskui, ar ne, kaip kalbėjom irgi kontributorių grupiai, kad nesulaukė kvietimo į nacionalinę rinktinę ir pergalė labai užtikrinta ir turbūt aš apskritai šitam sezone A lygoj tokios užtikrintos Kauno Žalgirio pergalės nelabai ir atsimenu. Primušė, aišku, įvarčius ten Mariampoliai, kur irgi atsilikinėjo kelis kartus, bet čia nepaisant to, kad tik 3 įvarčiai įmušti, bet antram kėliny ten galėjo būti, nežinau, ir 5 ir 6 turbūt. Visų pirma, tai Lukai visą tą tiesą apie tą Mariaus Stankevičiaus išėjimą, kodėl čia... Gerai, juokauju. Ne, geros rungtynės ir toks lengvumas jautės pas komandą. Tokie visi kažkokie, žinai, tokie atrodo, kad iškvėpė. Atsikvėpė. Jo, ir nežinau, ten girdėjau kalbų, kad buvo jau biški pamesta Rubinė, bet nemanau, kad iki tokio lygio, bet matyti reikėjo to tokio šviežiaus gūsio. Pasakysiu, daug nekomentuodamas, pasakysiu taip, kad tos permainos turbūt brendo ir dabar žiūrint į visą situaciją nuo to laiko, kaip Marius atėjo, kokie yra komandos rezultatai, turbūt, kad tų pokyčių reikėjo. Kaip mes juokavom, atsimeni, kad kažkaip... Tu hipotetinį uždavėjai praėjusiai tinklalaidai. Kaip žinau. Nežinojai nieko, ne? Ne, nežinau. Ir tada kažkaip ir Hebra kontribį rašė, kad čia sutapimas, kad podcastas šį ir kitą dieną, ne, man atrodo, kažkaip tais ar 2 dienų bėgi. Kažkas panašaus, jo. Kaip žinodami. Bet man patiko labai dar, Gratas visiškai fantastiškas, bet dar Vilius Romanavičius. Tas antro įvarčio epizodas, kur jau, tokį Vilių visi ir žino, kur bėga iki paskutinių, kovoja iki paskutinių, ištraukia tą kamuolį, kur jau atrodo, turbūt 90% net nebėgtų. Yeah. Ištraukia, perdavimas įvartis. Fantastika. Smagiai, labai smagiai. Tik Karvatskio kažkaip pasigėdau, kur čia įsigau. Dėl kortelių. Dėl kortelių praleido kaip ir Ausmendi. Irgi sutapimas. Šiaip turbūt gražiausias įvartis vis tiek buvo Bangos tose rungtynėse. Toks vampersiškas. Karlosas Eduardo, toks pusiau vampersio stilium, praktiškai nuo baudos aikštelės linijos į viršutinį vartų kampą galvą, tai labai, labai gražus įvartis. Dar keletas akcentų iš rungtynių, tai Nerijus Mačiulis kol kas yra nepralaimėjęs A lygoje kaip vyriausias treneris, nes pernai, kaip minėjau, buvo pakeitęs Roką Garastą, tai 2 mačai, 2 pergalės. Dabar... Praeitais metais buvo, ne? Jo, kai Roko tėtis mirė, buvo pakeitęs Nerijus Mačiulis, tai... Iš 3-3? Tai kol kas iš 3-3. Ir šiaip... To dar Kaune nesugirdėjęs, bet tribūnos skandavo trenerio vardą. Tai ir fanų aktyvių skanduotės buvo Nerijui Mačiuliui ir iš centrinės tribūnos ten nėra ką. Tai jo. Bet mylimas. Aš atsimenu, kai mes dar Media dienas darydavom, tai irgi savas, šiltas žmogus, profesionalas, dar įsijungiau spaudos konferenciją klausyti. Koks sudrus, fainas balsas ir mintis tos tokios dėliojamos, man labai patiko. Ramybė tokia. Tokia ramybė visiškai. Tai aš tikrai nenustebau, kad ir komanda tai ramybė pajutė ir kad sulaukė palaikymo ir iš tribūnų. Nes, tikrai, vienas klubo simbolių, galima irgi sakyti, ilgą laiką jau jisai ten komandoje.
Nu, jau ilga. Na, gerai, tiek apie OptiBet lygą galima nors ne, turbūt net neverta žiūrėti dabar rinktinių pertrauką, tai net nežiūrėsim, kas laukia kitam ture. Lietuvos rinktinės sudėtis. Kai dar moterų buvo, jis sakė, tu dabar nori? Iš karto nori. Tai po vyro eina moterų čempionatas. Nu gerai. Ne, buvo iš tikrųjų moterų lygos lemiamos rungtynės, galim sakyti. Nes, kitaip tariant, moterų futbole nieko naujo. Gintra vėl čempionė. Vėl, nes MFA Žalgiris vedė, bet kiek 6, bet turėjo 4 rungtynės. Tai žodžiu, jeigu būtų laimėję, būtų dar, kažkokia teorinė viltis, ne teorinė būtų dar kažkiek įmanoma, bet pralošė, buvo rungtynėse, buvo labai labai šalta. Ir šiaip, pripažinsiu, pirmą kartą žiūrėjau lygos rungtynės ir iš tikrųjų maloniai nustebino. Sakyčiau, pirmas 7 minutės įdomesnis buvo negu Žalgiris Panevėžys. Daugiau minties, abi dvi komandos bando žaisti futbolą. Aš įsivaizdavau, nesupyksta, bet tokio chaoso daugiau jo. O tenais perdavimai gynėjos įvedinėjo tarp linijų, atsidenginėjo, vartininkas neišmušėjo, nors vėjas buvo, oro sąlygos buvo tikrai tragiškas. Tai perdavimai ir dar pradžioj, po to išvyė 36 raudoną gavo iš Žalgirio, bet pradžioj apylygis toks žaidimas ir abi komandos tokio, nėra taip, kad antrą vietą ten jau užspaudė Gintrą ir visiškai kontroliuoja ir ten atsimušinėja. Ne. Ir tų būdavo taip, Gintra daugiau turėjo, po to aišku, ten jau viskas toliau buvo. Tikrai pagirsiu rinktinės vartininkę pagrindinę Medą Šeškutę. Aš, rinktinės rungtynės žiūriu, bet kažkaip dar, o ten buvo tikrai tokių kokie 4-5 momentai, kur, kaip sakyti, susirangė, kaip čia pasakyti, po rikošeto ir tikrai ant išėjimų. Tikrai nežinau, kiek jai metų, jauna turbūt, ne, greičiausiai. Jauna, tikrai. Aha, 20 metų. Tikrai. Gintroje jo, irgi rinktinės bikutė buvo, bet ten mažiau buvo tų darbo, mažiau, tai, sakykime, negaliu, taip, bet Meda, tikrai, aš manau, kad rinktinė, kaip sakyti, ilgam gali turėti dar vieną, kaip buvo Greta, kur užtikrinta, kaip žiūrėdavau tą moterų futbolą, kur viskas nebijai, kad kažkas atsitiks, tai man labai čia, sakyčiau, tą, ką mačiau, tikrai. Ir dėl žiūrovų, sakiaugi, pasakysiu. Tai atspėkit, kiek žiūrovų buvo. Tai aš jau spėjau, trim apsirikau. Parašyta 35 protokole. Aš spėdamas sakiau 32. Aš sakau 40. 40, tu galvoji, skaičiau iki 40? Aš nežinau. Neimkim tų, kur, pavyzdžiui, man atrodo, ten buvo kelios idėjos, kur nepateko galbūt 18 atrumuotos. Ok, tai aš tada turiu nuojautą, kad dar mažiau, 20. Neimkim, dar 20 minutę atvažiavo. Ai, tada 15. Vienas? Tu vienas? Aha. Wow. Rimtai. Tribūnose vienas žmogus. Apskritai vienas. Buvo kelios merginos sėdėjo, bet jos su apranga sėdėjo. Buvo labai šalta, tikrai labai šalta, aš ir žaidė Gintarių stadione, suprantam, ta prasme, sąlygos, bet, aš tikiu, ten vasarą viskas tvarkoja ir ten Vilniuje ir kituose miestuose, bet jeigu kalbant apie šitas konkrečias, aš buvau vienintelis, kuris stovėjau, pasveikinom ten išėdami aikštę, su treneriais pakalbėjom. 15 minutę tapo labai šalta, aš pasiėmiau mašiną, sėdu mašiną, prisivariu prie to, nes, dėl to aš ir dabar kosu mašiną prisivariu prie tinklo ir iš mašiną žiūrėjau, nes, tikrai ten, sakau, bet atsižvelgia tai, kokios oro sąlygos, tikrai aš ten, ateina, bet aš, kai kalbam apie tas konkrečias rungtynės, tai aš sakyčiau, dar sakau, 20 minutę žmogus atvažiavo, bet man aš galvoju, ar ten vaiko atvažiavo pasimti, ar jis biškiai užėjo pažiūrėti, bet šiaip aš vienas buvau. Tai dėl to apžvalgą galiu padaryti tik tai vienintelis šiai dienai Lietuvoje. Tai va, eina prie rinktinės. Gerai, rinktinė Edgaras Jankauskas pasirinko sudėti Europos čempionato atrankos rungtynėms. Spalio 14 laukia išvyka su Bulgarija ir spalio 17 Dariaus ir Girėno stadione dvikova su Vengrija. Yra šiek tiek pokyčių, dėl traumų negali atvykti rinktinė Deividas Češplaukis, Donatas Kazlauskas ir Artemijus Tutiškinas. Juos keičia Modestas Vorobjovas, Klaudijus Supstas ir po tokios ilgokos pertraukos grįžtantis Edgaras Sutkus.
kaip jum rinktinė sudėtis, ar nepasigėdot nieko? Kaip ir sakėm dar prieš paskelbimą, kiek žinojom, kad labai nesikeista rinktinė, keisis 3-4 pavardės, kas ir yra tas pakeista. Faustas Steponavičius dar prisijungė prie komandos. Taip. Ir taip pat reiktų nepamiršti, kad dar ir Gytis Paulauskas su vengrais nežais. Su bulgarais nežais. Su bulgarais nežais dėl kortelių. Jo, tai turbūt dėl to Faustas atvyko. Viskas logiška. Ta prasme, ačiū Dievui, Edgaras grįžo, jau ir startė Belgijai uždėti kelias rungtynės, pabiškai įsijaučia tą ritmą. Aš turiu jau, kad apie Edgarą, pabaig. Ne, tai kaip sakyti. Aš apie Edgarą Utkų dabar noriu iškelti jums vieną klausimą ir padiskutuoti. Kur matot Edgarą Utkų šitoj rinktiniai? Vidurio gynėjo pozicijoje, kaip ir buvom įpratę jį matyti prie Valdo Ivanausko, ar matytumėt jį ten, kuris šiek tiek ankstesniais savo karjeros metais žaidė atraminio saugo pozicijoje? O kuris Belgijai žaidžia? Gynėjų. Gynėjai žaidžia, ne? Nes aš taip žiūrėjau, taip įsivaizdavau, kur galėtų Edgaras Utkų žaist. Tai pavyzdžiui, su Gyneičiu kartu sudaryti vidurio saugų porą, man labai stipru atrodytų. Nes dabar vidurio gynėjų pora kaip ir yra jau susižaidus, ar ne? Yra Girdvainis, kur tikrai geroj formoj, kapitono raišti dabar čia keliose rungtynėse, yra Rokas Leketas, ar ne, kur irgi tikrai geras sezonas. O vidurio saugo pozicijoje man labai atrodo įdomiai žiūrėtųsi Gyneičio ir Utkaus duetas. Žiūrėtųsi tai įdomiai, bet aš manau, kad per anksti eksperimentam dėl to, kad jisai daug nežaidęs, dabar tik grįžta į ritmą ir dabar dar jam keist poziciją, tai toksai... Aš dar pridėsiu, nežinai, Belgijai žaidžia 5 gynėjais ar 4. Nes aš sakyčiau, jeigu mano tada atsakymas būtų, jeigu 5, tada... Tai ir mes pereisim prie 5. Ne, tada ne gynyboje. Nes iki 5 žaidžia gynėjais, 3 daugiau saugo ir yra mažesnė atsakomybė centro gynėjo. O kaip ir minėjote, ten po traumos, to zona didesnė ir didesnė yra tenka futbolininkui atsakomybė, todėl biškai paprasčiau yra, kai mažiau patirties yra pradėti atraminio saugo pozicijoje. Atraminio saugo, ten gali kai kurias klaidas padaryti, nes už nugaros dar bus gynėjai. Ne, 4 žaidžia. Paskutinį kartą šiaip jis atramoje žaidė. Paskutinės rungtynės prieš Leuven, jis žaidė atramoje. Ar tikrai? Aš kur matau, kad žaidė vidurio gynėjų. Su Popovičium. Su Van der Bruggen. Gal net žiūrit čia vieną, taurės žiūrit, vienas čempionatą žiūrit. Ne, aš irgi tas pats varžovas Leuven. Gerai, nesvarbu, bet sakau. Aišku, ant popieriaus tai Gyneitis, Utkus, jo, vienas greuna, kitas kuria. Taip, bet irgi gali nugriauti, jeigu reikia. Abu gali griauti irgi. Tai toks įdomus buvo. Gerai, jūs nepasakėt, ko galbūt pasigėdot. Aš pasakysiu tiek kaip dirbantis Kauno Žalgiryje, bet lygiai taip pat, kas ir mūsų podcasto bendruomenės grupiai, ta prasme, labai didelė diskusija. Gratas Sirgedas ir Artūras Dolčnikovas. Aš sutinku. Dėl Grato Sirgedo Edgaras Jankauskas pas Aurimą Budraitį toj pasispardykim laidoj, kaip ir paaiškino, ar ne, yra 2 žaidėjai, vieną poziciją, tai Romanovskis ir Sirgedas, ir tipo, kurį jim, abu gerą sezoną žaidžia, abu patinka trenerių ir taip toliau, tai važiuoja Romanovskis. Tai kaip Gratui vakar sakiau, kad per vėlai terasimušiai. Gal yra dalykai. Sąrašų. Bet Artūrą aš pasigėdau. Paskutiniai toj stadijai, ką ir kalbėjau prieš tai, ką ir mes kalbėjom, kokioj formai jis ateina. Mes nekalbam apie vienas rungtynės, jau turi tą tokią seriją gerų rungtynių. Tai. Taip, kaip baigęs realiai ten su to kauliuku tie skausmai visi, tai žaidžia daug ir žaidžia patikimai. Tai... Jo, tai šitas man, jo. Bet vėl, rinktinė neguminė. Dažniausiai neprikviesi. Kažką reikia išbraukti tada. Jo. Va čia dažniausiai tie, kurie komentuoja, dažniausiai kai paklausi, ką išbraukti, tada pradeda galvoti. Aš tai matau, ką galima būtų. Gerai viskas. Tai ką? Gerai, ir dar U21 rinktinė irgi. Jo, pristatė. Kalbėjom toj grupiai, kad šiek tiek nykokai gal atrodo, ar ne? Bet tada pagalvoji, kad galėtum šiaip pridėti Gineitį, Steponavičių, tą patį Tutiškiną, Remeikį ir jau tada ta rinktinė U21 visai kitaip atrodytų. Tai irgi bus visai įdomu pasižiūrėti.
Gerai. Ir stebina dar prie Raudomieno, tai Titas Buzas. O ką stebina, muša įvarčius pirmoje lygoje? Tildo kritikos, bet toksai buvo vėl dingęs ilgą laiką. Dabar pasirodo grįžęs yra į dublerius Riterių. Vakarą nemušė įvartį prieš Žalgirį B. Ir gražų mušė. Tu žiūrėjai? Ačiū. Prašau. Ne, aš taip. Ne, šiaip gražus įvartis tikrai ten. Reidas užsikirto, pasitaisė, pramušė. Gerai, pabaigai šito podcast'o turiu jum konkursą, ne jum, o mūsų klausytojam komentaruose po YouTube rašykite, kiek įvarčių šį savaitgalį bus įmušta Lietuvos futsal A lygoje ir Kauno Žalgiris jums padovanos kvietimų į UEFA futsal čempionų lygos pagrindinį etapą Kauno sporto halėje. Ten Kauno Žalgiris, Lietuvos čempionas, susitiks su Suomijos, Kosovo ir Kipro stipriausiom komandom, kovos dėl patekimo trečią kartą klubo istorijoje tarp 16 geriausių Europos salės futbolo komandų. Kauno sporto halė pirmą kartą priims tokį turnyrą, fainai. Yra šansų patekti? Manau, kad taip. Tai pernai trūko vėl ten labai nedaug, nes italai buvo šiek tiek geresni, bet dabar tie patys suomiai, kuriuos sutriuškino, Kosovo komanda, aišku, nežinau kokio lygio. Ir Kipro, tarp kitko, Kipro komanda ta pati, kurioje žaidžia Fiodoras Černychas, tos pačios organizacijos. Limasolio AL. Ir šiaip labai rimtai Kauno Žalgiris ruošiasi, vyko Edvinas Alimkinas ir super taurės finalą Kipro. Tiesiog gyvai žiūrėti jo į areną ir pateko į areną net tuo atveju, kai rungtynės buvo dėl policijos sprendimo padarytos be žiūrovų. Tai va toks darbas vyksta. Tai spėkit, kiek bus įvarčių per visą futsal turą, o atspėjusiems padovanosim bilietų. Ačiū ir sėkmės. Su Dievu. OptiBet, lošimo automatai, OptiBet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.